turime kontrolės komiteto posėdį, kuriam meras teikia vieną klausimą, tai yra biudžeto klausimą, bet Rimantas Bravykas pasiūlė ir aš tam pritariu, kad galbūt reiktų dar įtraukti dar vieną klausimą. Tai yra klausimą 2.4 dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius. Ten yra truputį pasiūlymų, matau seniūnės dalyvauja, socialinių paslaugų centro vadovė irgi yra. Tai pasiūlymas būtų traukti šitą klausimą papildomą ir taip pat mes dar turim gavę iš dviejų įstaigų švietimo lapšelių darželių prašymą kontrolės komiteto atžvilgiu. Tai būtų siūlymas irgi šitą klausimą išnagrinėti. Ir taip pat būtų dar vienas klausimas, tai yra savivaldybės kontrolieriaus ataskaita pirmo ketvirčio. Tai kas būtų už šitą darbotvarkę? Aš turiu prašymą dar vieną klausimą išnagrinėti. Tai prašom, merė. Ką tik tai buvo parengtas sprendimo projektas ir prašyčiau dar vieną išnagrinėti. Jį parengė Donatas Matijoška. Aš ką tik tai jį pasirašiau, kaip teiktina kontrolės komitetui nagrinėti. Ir tiesiog, ką tik tai buvo gautas suderinimas su NŽT dėl... O kur tą projektą galim pamatyti, mes jį gavome jau? Sekretoriatas galbūt pateikė. Gal sekretoriatas galėtų pasisakyti, ar išsiųstas jis yra tarybos nariams. Aš, pavyzdžiui, nematau jo. Nes nėra, tik tai du tikslinamasis projektas yra išsiųstas du klausimo. Na, matyt, netrukus... Gal Vaida Davidavičienė galėtų sekretoriato... Sekundės tikslumų, tiesiog biškį sistema stringa, bet toj bus. Tai, o kaip tas klausimas skamba, gal galima merė pranešti tada bent jau, kad mes galėtume įsitraukti į darbotvarkę? Neturiu dabar po ranka jo pavadinimo, Tai gerai, mes tada pasitvirtinam šitos keturis klausimus ir pradedam darbą, o tada eigoje, jeigu tas bus įmestas į sistemą projektas, mes tada jį kaip papildomai įsitrauksim. Okay. Ar kas nors turėtų prieštaravimų? Tai bendrų sutarimų pritarėm tada darbotvarkei. Ir ką, tada Oksana Salickienė, prašom, pirmas klausimas dėl biudžeto patikslinimo. Labą dieną visiems. Taigi teikiame svarstyti tarybos sprendimo projektą dėl Elektrėnų savivaldybės 24 metų biudžeto pakeitimą. Taip yra užtikrinami nauji teisės aktai, jų vykdymas, biudžeto subalansavimas bei tikslingas asignavimų paskirstimas. Šį kartą biudžetas didėja 43 900 eurų ir visos iš šitos sumos yra valstybės dotacijos. Yra skirti biudžeto asignavimai vaikų atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal. Tai būtų 16 560 eurų. Ir taip pat yra padidintos dvi dotacijos. Viena yra iš jų vienkartinė išmoka įsikurti bei kompensacijoms atlyginti švietimo teikėjų už vaiko ugdomo pagal ikimokyklinį ir priešmokyklinio ugdymo programas, tai būtų 150 eurų. Ir taip pat žmogiškųjų išteklių stiprinimui siekiant geresnės aptarnavimo kokybės. Šita dotacija apima dvi anksčiau buvusias, tai yra socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginiai algai didinti bei šakos kolektyvinės sutartyje numatytiems įsipareigojimams įgyvendinti. Tai bendra suma šitų dviejų dotacijų būtų 27 190 eurų. Ir taip pat patenktas yra asignavimų valdytojų poreikis dėl esamų asignavimų perskirstimo. Tai būtų Beižionių seniūnijos gatvė apšvietimo renovuoti skirta dalis lėšų bei Ąžuolyno progimnazijai skirti asignavimai padidinti dėl atsitikusios nelaimės vandentiekio įvado remontui bei perduotam mokyklinio autobusiukų išlaikyti. Tai tie, gal turite klausimų? Gerai, komiteto nariai, kas turit klausimų, prašom. Nėra klausimų. Gal aš tada vieną užduosiu.
Oksana, žiūrėkit, mes čia svarstysime 2 klausimus šiandien komiteto posėdėje, kurie gali pareikalauti papildomų lėšų. Tai yra ten kreipimasis dėl darželių darbo vasaros laikotarpiu ir taip pat dėl automobilių įsigijimo 2 klausimas, 2.4. Kokia būtų tvarka, jeigu ten būtų papildomas lėšų poreikis, skubus, pavyzdžiui, poreikis, ar dar galima per tarybą tuos dalykus teikti, ar tai nusikeltų į sekantį mėnesį? Šiai dienai, aišku, jokių paskaičiavimų ir tikslių skaičių neturim, tai turbūt apsunkintų tą visą biudžeto peržiūrimą. Aš manyčiau, kad geriau būtų nukelti į gegužės mėnesio, nes, tarkim, ir darželiai esamų lėšų jie turi. Tai jie šiai dienai iš esamų galėtų ir išsilaikyti, ten nėra toksai, kad dabar visiškai jie neturi pinigų. Asignavimo jie yra vis tiek skirti. Tai manau, vėliau ramiai suskaičiavus ir turint tikslius skaičius, galima būtų svarstyti apie lėšų perskirstimą. O pavyzdžiui, automobiliai, nes, pavyzdžiui, Vievio gimnazija sako, kad jiems reikia skubiai automobilio, nes jis ten reikalingas egzaminams, tam laikotarpiui. Tai tokiu atveju mes nebespėtume. Jiems yra numatyti asignavimai, matot, jiems yra numatyta 20 000 asignavimai, tai jeigu jie ten padidėtų nelabai žymiai, jie vis tiek yra ir nusimatę savo turtui pirkti, tai manau, iš tų lėšų jie galėtų šiai minutei kaip ir tą gaisrą, vadinkim, užgesinti. Negalėčiau pridarti Oksanai, bus nurodyta konkreti suma tarybos sprendime ir jie negalėtų kitų lėšų naudoti. Supratau. Gerai, ačiū už patikslinimą. Gerai, ar pasisakančių bus šito klausimu? Nematau rankų pakeltų. Tai ką, tai tada sprendžiam šitą klausimą taip tikriausiai, jeigu daug diskusijų nekyla, galbūt bendrų sutarimų pritarėm, kad klausimas keliauja į tarybą, viskas tvarkoj. Ar galim pritarti tokiam siūlymui? Tai gerai, ačiū, Oksana, ačiū labai. Dabar antras klausimas, kurį mes turime panagrinėti, tai klausimas yra 2.4 dėl leidimo įsigyti lengvuosius tarnybinius automobilius. Prašom, kas čia, Živilė Dastikinė, ar kas čia pristatys mums šitą klausimą? Labadiena visiems, gerbiami komiteto nariai. Tai klausimas buvo išsamei pristatytas Ūkio reikalų komitete. Ir šio tarybos sprendimo projektu yra prašoma leisti įsigyti 4 tarnybinius automobilius, 2 Elektrėnų savivaldybės administracijai, 1 Elektrėnų socialinių paslaugų centrui paslaugoms vykdyti ir 1 Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijai. Tai, kaip matote, sumos yra išdėstos tarybos sprendimo projekte. Buvo domėtasi dėl veiklos nuomos ir finansų skyriaus duomenimis paskaičiavus, tai 1 automobilio įsigijimas viršytų mūsų planuojamas išlaidas 4 maždaug 1000 eurų per metus. Buvo gauta ne vienas pasiūlymas įvertinti veiklos nuomą ir tai automobilio kainą išbrangintų. Ir kas jūs tikriausiai jau girdėjote ir kalbėjote su Vievio gimnazijos direktoriumi, jisai išsakė savo poziciją, mes bendravom ir su seniūnėm, ir su socialinių paslaugų centru. Tai nemanau, kad reikėtų išsiplėsti, jūs pakvietėte čia dalyvauti kitus asmenys ir galbūt reikėtų išgirsti jų nuomonę ir gal užduokit klausimus, nes kaip jau komiteto sudėtis yra labai panaši, tai išsamei šitas klausimas buvo išnagrinėtas, nuomonės kardinaliai išsiskyrė dėl elektromobilių, tai turbūt reikėtų svarstyti projektą. Gerai, tai prašom klausimus. Rimantas Baravykas, jis šio klausimo iniciatorius, tai prašom. Aš gal ne tai, kad klausimą, bet noriu pasakyti gerbiamim tarybos nariam, komiteto nariam, kad visiems išsiunčiau, nežinau, manau, kad visi matė mano siūlomą variantą tarybos sprendimo projekto, nes kaip tik penktadienį skyriau naujos, reiškia, alternatyvių degalų įstatymo redakcijos siūlomos, reiškia, nuo Liepos 1, kurį įsigalios kaip skaitimui ir nagrinėjimui, plus yra išėjęs naujos ES reglamentas. Tai mes vis dėlto kaip Lietuva judam vis labiau į elektrifikaciją automobilinio transporto, kuris yra vienas iš pagrindinių teršėjų.
o turint omeny dar ir tai, kad per kolegijos posėdį gerbiamas Dobilinskas pasakė, kaip jo veikla vykdoma su to automobiliu, tai aš manau pagal tą jų vykdomą veiklą jie turėtų tik tai pliusus, jeigu įsigytų automobilius. Savo siūlymuose aiškinamąjo rašto papildymui aš įrašiau ir argumentus, kuriais aš vadovaujuos, nes dabar, pavyzdžiui, visi elektromobiliai dar matomai kokie bent jau 5-6 metai į priekį tikrai turės nuolaidas tiek parkavimo nemokamo ir Vilniuje, ir Kaune, ir Šiauliuose, ir Klaipėdoje. Nežinau, kaip Trakai ar dabar įvedė tą dalyką. Tai nuvažiavus į tuos miestus galės mokykla pasistatyti automobilį nemokamai. Kitas dalykas, kad pagal jų veiklą jie puikiai pravažiuos su pakankamai nedideliu kilometrų skaičium. Trečias dalykas, kad mūsų savivaldybė yra pasidariusi nutolusią jėgainę. Reiškia, mes tą elektros energiją perkame pakankamai pigiai ir ją galima išnaudoti pakankamai efektyviai. Tai čia vėlgi atsimestų dar degalų sąnaudos, kurios yra šiandienai. Ten buvo kažkokie išsakyti abejonės dėl, reiškia, užsivedimo, žiemą, ten dar kažkas, na tai dar tokio dalyko nesu girdėjęs ir pats kiek esu čia susidūręs su elektromobilių eksploatacija, tai elektromobiliai puikiausiai vedasi žiemą, nėra jokių klausimų šitoj vietoj, o užvedus, pavyzdžiui, šildymo režimu, jis aiškiai nieko neišskiria, jokių išmetamųjų teršalų, tai tu gali praktiškai uždaroj patalpoj jį šildyti. Tai va tokie mano argumentai ir aš galvoju, kad reikia pradėti judėti mum kaip elektrėnam, o ne kaip, nežinau, radiatoriškiam. Ir, reiškia, mokiniam irgi būtų gera paskata gimnazijos, kad pamatytų, kaip elektromobilis atrodo, kaip jisai šauniai važiuoja, kaip su juo galima elgtis. Tai būtų dar ir edukacijos dalis. Tai vat mano tokios mintis ir siūlau nagrinėti tokį tarybos projekto papildymą. Ką Teisės personalo skyrius atsakytų iš to klausimu? Kad tarybos nariai turi teisę teikti pasiūlymus. Supratau. Jau kalbėjau, kaip ir minėjome, mes bendravome taip pat su Elektrėnų komunaliniu ūkiu, kurie įsigijo elektromobilius. Išsiaiškinome, kokios yra jų problemos, kad techninės specifikacijose nurodoma, kad nuvažiuoja elektromobilis ne mažiau kaip 230 km, bet jis realiai nuvažiuoja tik 100 km. Ir tik tai tinkamas vietiniai eksploatacijai, visiškai nerizikuoja vykti su elektromobiliais į atokesnes vietas ir į Vilnių nenaudoja elektromobilių važiavimui. Todėl, kad įsigyti tikrai elektromobilį, kurio techninė specifikacija bus gera, tai mums neužteks ir 30 000 eurų, bet tokia yra teisė siūlyti, čia yra visų nuomonės ir jos yra visos geros ir visos gerbiamos ir manau galite išspręsti tai balsuodami. Aš galiu dar gal papildyti, jeigu galima, gerbiamas pirmininkė. Tai pirmas dalykas, neteisybė, kad mes negalime įsigyti už tą mano siūlomą sumą, nes mes pamirštame, kad gauname dar ES paramą šitai mašinai tada. Bet kurioj mašinai, ta prasme, elektromobiliai mes galim gauti arba mažesnę paramą, arba didesnę paramą. Taip, kad tą, ką deklaruoja, kad negalima nuvažiuoti į Vilnių, tai tikrai neteisybė. Galima nuvažiuoti į Vilnių. Aišku, kiek tu važinėsi, kokiom temperatūriniam sąlygom ir taip toliau, tai yra kitas dalykas. Antras dalykas, kad nuo vairavimo, reiškia, irgi priklauso, kaip tu važiuoji. Tai taip, kad čia tie argumentai, kur išsakė jūsų Elektrėnų komunalinis ūkis, tai kol kas aš nematau, nes realiai pats parsivariau dabar elektromobilį ir jau pabandžiau ir visiškai puikiai iš Elektrėnų gali nuvažiuoti tiek į Vilnių, tiek į Kauną ir grįžti. Aišku, jeigu tu važinėjai toliau, taip sutinku. O pinigų suma, turiu netgi komercinius pasiūlymus gavęs, kurį su Europos parama yra tinkama įsigyti elektromobilį. Tai atsiprašau. Gerai, ačiū. Virgilijus Pruskas, prašom. Kolegos, jo, Rimantas čia labai gražiai apžvelgė elektromobilio privalumus, galbūt bandė paneigti elektromobilio trūkumus.
Bet, aš irgi šiek tiek domėjausi šito elektromobilių naudojimo sąlygas arba, tarkim, elektromobilių naudojimo efektyvumą regioninėse savivaldybėse. Taip, pavyzdžiui, Alytaus miestas nusipirkęs visą netgi mikroautobusų elektromobilių parką, bet jie susidėlioja konkrečius maršrutus, kur vienas elektromobiliui skirta pravažiuoti 100 km ir jisai važiuoja pagal grafiką į stotį, dasikrauna ir vėl toliau baigia visus maršrutus. Realiai pritariu netgi komunalinio ūkio nuostatai, kad, tarkim, elektromobilių važiuoti iki Vilniaus gali, bet jeigu reikės ten pasivažinėti šiek tiek daugiau, tai bus rizika, ar tu sugrįši iki to pačio vievio. Turiu savo patirties, pats važiuodamas su elektromobiliu ne aukščiausios kategorijos, tarkim, tiek kaip Kia, toksai buvo Škoda, dabar tas naujasis pusiau džipukas, jisai važiuoja 120 km ir viskas, ir baigėsi visi jo resursai. Tai mano nuostata, gal pirmiausia mes sukuriam visą vietinį infrastruktūrą, kur galėtų tas pats elektromobilis, jeigu reikėtų iš Vievio gimnazijos važiuoti į savivaldybės, tarkim, kaimiškas seniūnijas kažkur pravažiuoti, ar ten dar toliau, kad ir ten būtų krovimo stotelės. Ir tuomet sukūrė infrastruktūrą, mes tikrai suspėsim nusipirkti tos elektromobilius su visom paramom Europos Sąjungos ir taip toliau. Tai mano tokia nuomonė. Gerai, ačiū. Aš dar norėjau paklausti Živilės Dastikinės, o mes esam PVM mokėtojai, mes tos automobilius pirkdami tą PVM susigrąžintume, nes dabar be PVM yra PVM mokėtojai elektromobiliai. Ir mes dar turbūt galėtume į 5000 eurų paramą, jeigu aš neklystu, pretenduoti, jeigu mes įsigijam elektromobilį. Ar galėtumėt pakomentuoti? Apie paramą negalėčiau aš pakomentuoti, todėl kad su investicijom dirba kiti skyriai ir iki tarybos posėdžio mes pasidomėsim, kokios yra mums sąlygos teikti paraišką, bet kada mes kalbėjome apie elektromobilių naudojimą, tai mes, suprantu, labai yra graži ir sveikintina iniciatyva ir nėra taip, kad administracija yra prieš elektromobilius, bet mes dabar kalbam, kam yra naudojami būtų šitie tarnybiniai automobiliai, kokiom funkcijom atlikti, koks reikalingas pravažumas ir norėtųsi įstaigoms suteikti pagalbą, o ne užkrauti kažkokią tai naštą, kur lyg ir davėm kažką, bet naudotis realiai jie kaip ir negali. Dėl PVM mokėjimo, tai gal mane papildys direktorių, bet aš jeigu neklystu, tai mes nesam PVM mokėtojai. Jekaterina, prašau, jeigu galima, patikslinkite. Mes tikrai nesam PVM mokėtojai ir nesusigrąžinsim PVM. O kokie yra būdai, kad susigrąžint? Gal kokios įstaigos mūsų yra PVM mokėtojai, autobusų parkas, dar kažkas? Negirdim jūsų, Jekaterina. Tai nebūtų mūsų automobiliai, be abejo, tai būtų autobusų parko. Bet autobusų parkas... Autobusų parkas be abejo ir komunalinis... Autobusų parkas yra uždaroji akcinė bendrovė ir ar jie vėlgi prisims tokius įsipareigojimus ir trauks į savo balansą ir paskui kažkokiais teisiniais pagrindais perdavinės turtą, tai nežinau, čia vėlgi ar leis naudotis, ar nuomos, už kokią kainą jie nuomos ir tada žiūrėti reikia, kokią tai turės finansinę naštą ir balansuose, kaip atrodys autobusų parkų. Iš tikrųjų, tai nežinau, negaliu tiksliai aš jums pasakyti dėl perleidimo, bet kaip ir dėl paramos skirimo, tai mes pasitikslinsim, nes kada dėl įsigijimo buvo klausimas autobusų, tai kadangi tai įsigyja akcinė bendrovė, tai taip yra kompensuojama. Dėl biudžetinės įstaigos savivaldybės reikia pasitikslinti, bet nesu tikra. Gerai, ačiū. Ramūnas Kartenis, prašau. Rimanto pasiūlymas, aišku, neblogas, bet man įdomu, kiek pravažiuoja su tais automobiliais, kiek kilometrų pravažiuoja ir tas atsiperkamumas koksai bus. O gal kas galėtų atsakyti? Ačiū. Tai realiai, kaip ir sakiau, techniniai specifikacijų vidutinės klasės elektromobilius 230 km pagal techninę specifikaciją, o nuvažiuoja realiai 100. Ne, kiek seniūnijos, kiek mokykla pravažiuos su to automobiliu, dabar kiek pravažiuoja. Kiek kilometrų į mėnesį jos pravažiuoja, tai aš apie tai turiu omeny, ne kiek nuvažiuos tas automobilis, bet kiek pravažiuoja dabar, šiuo momentu.
Pavyzdžiui, Gal seniūnija, jeigu seniūnija vieva yra galėtų didelė pakomentuoti. ir jeigu jinai per Žiūrėkit. dieną jo. Žiūrėkit, mes Pravažiuos. turim svečiuose dvi seniūnės, turim Vievio gimnazijos direktorių, turim socialinių paslaugų centro vadovę. Tai galbūt suteikime žodį jiems, gal da paeiliui, pradėkim nuo Vievio gimnazijos. Kokia jūsų būtų, gerbiamas Dubilaitį, nuomonė dėl elektromobilio įsigijimo gimnazijos poreikiams? Nematau, ar nėra Aš Dubilaičio nematau prisijungusio? direktoriaus. Nėra. Iškia, direktorius neprisijungia. Tada galbūt kas tada? Galbūt tada Kristina Vitartė, Vievio seniūnė, galėtų pasakyti, koks yra poreikis, kokios galimybės ir kokia nuomonė būtų šito klausimu. Sveiki visi. Tai žinokit, mūsų poreikis tai yra darbinio arklio mums reikia, ne reprezentuoti seniūniją automobilio į Vilnių nuvažiuoti. Mes į Vilnių nuvažiuojam turbūt į 3 mėnesius daug dievę kartą, jeigu kažkokia ekstra, nežinau, paslaugo prekė, kurios mums negali pristatyti. Mašinos reikia važiuoti mūsų miškais, žvyrkeliais. Poreikis iš mūsų yra 4 varomi ir tai turi būti, sakau, darbinis arklys. Tai jeigu būtų galimybė, aš tikrai norėčiau ne elektromobilio, nesuprantu, kur yra galbūt šeimai, bet ne seniūnijai. Mums tiesiog reikia automobilio, kuris būtų pravažus. Tai jeigu jūs pritartumėt ne elektromobiliu, tai aš būčiau labai dėkinga. Supratau. Bet žiūrėkit, Kristina, pas jūs toje, reiškia, kur yra elektromobilių įkrovos tų vietų, reiškia, plėtros tas planas, ne, pas jūs prie seniūnijos yra suplanuota vidutinės galios krovimo stotelė. Jūs pas save galite susimontuoti ir mažos galios įkrovimo stotelę. Jūs ten galite krautis nemokamai tą elektrą. Padidinto pravažumo elektromobilių, tų vadinamų tokių parketinių džipukų su aukštesne prošvaista ir su 4 varančiais ratais tikrai pasirinkimas yra. Aišku, jie nekainuoja taip pigiai, ten 20-30 tūkstančių, ten kainos prasideda nuo 45 tūkstančių ir daugiau, bet iš esmės tų elektromobilių eksploatacija yra tikrai, eksploataciniai kaštai yra mažesni negu benzininio arba dizelinio automobilio. Žiūrint į ateitį, jums tikrai reikėtų pradėti, nes būtent Vievis tą infrastruktūrą įkrovimo jis turės. Tai vis dėlto ar dabar, ar vis dėlto jūs norėtumėte nukelti šitą dalyką metams 2 į ateitį? Aš gal ir 5 į ateitį, nes jeigu taryba man padidins biudžetą, nes jūs pats pasakėte iš tikrųjų, kad tai ne apie 20 tūkstančių eina kalba, tai apie tai kalba ir yra, kad didint biudžetą, kad būtent padidint biudžetą, pavyzdžiui, 2 ten iki 400 tūkstančių arba 45 tūkstančių, tam, kad jūs galėtumėte įsigyti elektromobilį. Bet šiandien dienai mes stotelės neturim. Ir kada mes ją turėsim, taip pat aš nežinau, ar po metų, ar po 2. O dirbti reikia šiandien, iš tikrųjų, žinokit. Aš suprantu. Bet tas mažos galios stotelės, jos irgi yra remiamos ES, man atrodo, apva ten kompensuoja vos ne pusę kainos, jos tikrai labai greit sumontuojamos ir ją galim įsigyti. Kita vertus, tą elektromobilį galima ir iš tinklo krauti, iš rozetės, nebūtina tą stotelę turėti. Tai elektra taip pat mokama. Mes, žinokit, čia irgi buvo paminėta, net pasižymėjau, kad turim tą nutolusią elektrinę, tai Vievis laisvos kaip ir neturim. Mes viską užsidengiam su pastatu, taupimo neturim Vievyje, jeigu konkrečiai. Ta prasme, kad iš elektrinės įmamos. Tai lygiai taip pat mes elektrą perkam ir mokam. Tai. Ir nežinau, ar aš nelabai dabar domiuosi tais dalykais, tai gal čia labiau ūkio skyrius žino, ką jūs minėt, ar tai nebus tik tai fizinių asmenų, ar gali biudžetinės įstaigos teikti tokias paramas apvai. Supratau. Gerai, ačiū. Jūratė Balčiūnaitė, matau, nori paklausti. Prašom. Aš tai galvoju, kad mes labai radikaliai diskutuojam, nes suplakim į vieną vietą seniūnijai reikalingo automobilio ir mokyklai. Visų pirma, seniūnijos poreikiai yra kitokie ir išgirskim, ką sako seniūnė, kad reikia darbinio arklio, o tarybos nariam, jeigu seniai buvo kaime, ypač žiemą, pasivažinėti keliukais, tai rekomenduoju. Aš daug žiemą kaimo keliais važinėjau ir ten tikrai be 4 varomų labai sudėtinga. Tai va, tai suprantu, ką sako, bet vėl radikaliai diskutuojam arba juodą, arba baltą, tai apie hibridinį pagalvokite tada automobilį.
bus galima ir kurą pilti, ir kuro sąnaudos nedidelės. Tai irgi variantas. Ir 4 varomi gali būti visaip, jūs čia dabar arba vieną, arba kitą kalbat. Tai aš siūlau gal kažkaip eiti su tom diskusijom, jau užrišinėti reikim prie klausimo svarstymo, prie esmės. Gal mokyklom hibridiniai automobiliai viskas tvarkoja, bet seniūnijom tai tikrai darbinio arklio reikia. Hibridai irgi kainuoja brangiai, žinokit. Gerai, Ramūnas Kartenis, prašau. Aš norėjau seniūnės paklausti, kiek į dieną jinai pravažiuoja. Nes, tas arklys ir gerai, ir elektrinis 4 varomų, jeigu mes tiek skirsim pinigų ir rasim biudžete, tai daug dievė labai bus gerai. Ir turbūt tas elektrinis darbinis arklys važiuos ir džiaugsis, bet klausimas būtų toks, kiek jūs pravažiuojat per dieną? Ačiū. Jeigu manęs klausite asmeniškai, tai važinėju savo mašiną pati. Mūsų automobiliai dabar, ką mes turim naudojami, tai yra darbuotojai pilnai važinėja. Tai, žinokit, į dieną nepasakysiu, bet mėnesiui mes pravažiuojam virš 900 km. Tai dar turim krovininį. Krovininis dirba mieste ar kaimuose, kas liečia ūkį. O tarnybinis tai yra kapai, aptarnavimas, žodžiu, objektų peržiūra. Ką dabar turim? Turim 2 varomus. Dabar tai žiema buvo tikrai sudėtinga žiema su šita mašina. Tiesiog. Tai mes čia dabar seniūnijai, kur važinėsit jūs mašiną skiriam, aš taip suprantu. Tai seniūnijai, ne seniūniai, dėl to aš ir sakau, mes neperkam reprezentacinio automobilio. Mes perkam darbinį, kur tiesiog važinės darbuotojai ir aš važinėsiu, bet tai mes kalbam apie darbinį automobilį. Ir trimerius įsidedam, ta prasme, čia apie tai eina kalba. Tai mes kalbam apie kabluką? Tai jau, kas specifikacijai bus nurodyta administracijai pirkime, tai bet aš turėjau, žinokit, gilučiuose, aš galiu pavyzdį pasakyti, Kedį, tai superinis automobilis, pravažumas geras ir dėvėtas, kiek aš atsimenu, taip buvo jau ir tikrai Kedis pravažiuojamas, daug telpa visko. Poreikių išvaizdai automobilio tikrai seniūnija nekelia. Gerai, ačiū. Virgilijus Pruskas, prašom. Kolegos, aš visiškai pritarčiau Jūratei, nes Vievio seniūnija yra didelė, tai čia kalbant apie seniūnę, tai seniūnijos poreikį, tai iš viso neturiu komentarų, būtinai reikalingas 4 VD automobilis, dėl tūrio ir taip toliau, tai čia jau kiti ūkiniai reikalai. Kas susijęs su Rimonto nuostata, kad mes turėtume mažinti emisijas ir taip toliau, tai va ta pastaba, kad specifikacijų rašyti hibridinį automobilį, tai yra sveikintinas dalykas, bet jeigu tai įtilptų į skirtas arba numatytas lėšas. Kadangi hibridinis automobilis praktiškai turi, ten tas emisijos tokios pusiau simbolinės, ten po 120, po 130 mg kubinė metrų oro. Tai čia priklauso nuo techninės specifikacijos rašymo. O dar kartą atkreipsiu dėmesį, kad elektromobilių, kaip grinam elektromobiliui šiai dienai Elektrėnų savivaldybės infrastruktūra nėra pasiruošus. Gerai, ačiū. Raimondas Ivaškevičius. Labadiena, gerbiami kolegos. Šiaip netaip susitvarkiau, pasijungiau kolonėlės, tai bent pradėjau girdėti, bet negirdėjau, ką jūs bendravote, ko jūs kalbėjote. Tik tai išgirdau Kristiną seniūnę, kada pradėjo kalbėti. Tai aš tikrai palaikyčiau Virgilijų Pruską, kadangi Vievio seniūnija, tai jinai ne tik tai Vievio miestas, bet yra kaimiška seniūnija. Ir tikrai pravažumas turi būti tam automobiliui geras ir tikrai negali būti jisai elektrinis. Kadangi šiai dienai Vievyje yra tik tais viena pakrovimo stotelė, tai yra į Kauno pusę automagistralėje poilsio aikštelėje. Vienas dalykas, antras dalykas, visoje savivaldybėje nėra pritaikyta dar, kas liečia ekologiniam automobiliam pakrovas. Sveikintinas dalykas, kaip Rimantas vis tą dalyką propaguoja, bet gal pabandykim, turėsim 11 autobusų, tikėkimės tai. Tai gal tada suprasim. Ačiū. Kiekvienam pagal turbūt reikėtų atsižvelgti į kiekvienos įstaigos prašymą, ko jie nori. Gerai, tai ačiū
Rimantai, gal suteikim dar vienai seniūniai žodį. Gerai, pasiklausom. Aš tik tai, pirmininkė, labai trumpą repliką. Aš užtat Taip, nesiūlau seniūnijai pirkti elektrinių visureigių. Aš siūlau Vievio gimnazijai pirkti elektrinį. O seniūnam sutinku, reikia pasižiūrėti dar, kaip su tuo, reiškia, visureigiu važiuoti per tos miškus ir kur dasikrauti, davažiavos iki, nežinau, kokios nors atokios mūsų vietovės. Tai užtat mano siūlymas buvo konkretizuotas, tik Vievio gimnazijai. Atsiprašau. Tai vat Vievio gimnazijos direktoriaus ir nėra. Aš su juo šnekėjau, jisai sakė, kad tą pasiūlymą jie svarstė, bet vis dėlto galvoja apie benzininį automobilį dėl to, kad jiems jo reikia greitai. Vat dabar egzaminams, vežiojamams vaikų ten visokius renginius ir taip toliau. Jie negali laukti pusės metų, kol ten bus stotelė nupirkta, kol bus elektromobilis konkurso būdu įsigytas. Tai va čia yra pagrindinis stabdys. Gerai, jeigu galima, Jurgita Matkevičienė, ar galėtumėt porą žodžių tarti, kaip ten jūs, kokie ten poreikiai pas jūs seniūnijoje, bet turbūt panašus kaip ir Vievėje, taip įsivaizduoju. Jurgita. Labadiena visiems. Tai tikrai taip, čia jau faktiškai viską ir įvardinot, mūsų pravažumas kelių irgi nėra itin geras, tiek žiemos metu, tiek tuomet, kai pažliunga keliai, pavyzdžiui, kaip šiandien tokiu oru, kilometrų mes turim apie 80, asfalto dangos vos 14 kilometrų, tai įsivaizduokit, kad mums taip pat reikalingas darbinis variantas, 4 varomi, aukštesnė bazė. Tai nelabai įsivaizduoju elektromobilio, teko tiesiog pasimatuoti laiką, kai patikrint visus seniūnijos kelius. Man laiko užtruko apie 3 valandas. Į dieną mes taip pat pravažiuojam nuo 30 iki 45 km, jeigu nevažiuojam kažkur į didmiesčius. Per mėnesį neliečiant didmiesčių iki 1000, jeigu važiuojam toliau šiek tiek virš 1000 viršijam. Pakrovimo stotelę šiai dienai taip pat neturim, nei vienos, atsiprašau, pamelavau, vieną turim prie Girio, bet prie seniūnijos ir prie pastatų savivaldybės neturim. Šiek tiek neramina dar ta mintis, kad elektromobiliai yra tikrai dar tobulėjimo link. Ir palyginus greit sensta, tai ar tikrai ta kaina, kurią šiandien dienai siūlo, po kelių metų patobulėjus, jinai bus verta. Tai dar vienas momentas. Tai tokia mano nuomonė. Aš atsisakyčiau. Gerai, ačiū. Ir dar yra socialinių paslaugų centro vadovė pas mus Dalytė Kutyrienė. Jeigu galima jūsų požiūris šituo klausimu, gal jums nereikia padidinto pravažumo automobilio ir su didesnė prošvaista? Labą dieną, turbūt mums labiau negu visiems kitiems reikia padidinto pravažumo ir su didesne prošvaista, todėl kad mes teikiame paslaugas neįgaliems asmenims, ligoniams, senyvo amžiaus visoje savivaldybėje gyvenantiems. Todėl automobilis mūsų važiuoja nuo Beižionių iki Kazokiškių ir po visus kitus ir vienkiemius ir kaimus, surenka gyventojus ir veža į gydymo įstaigas. Šiuo atveju šis automobilis irgi buvo numatytas pavėžėjimo paslaugas teikti ligoniams. Tai jeigu imtume dabar šiuo metu esamas turimas mūsų automobilis, kuriuo teikiamos paslaugos, jis nuvažiuoja per mėnesį virš 3000 iki 4000 kilometrų. Tai būna ir po 3, ir po 300, ir po 400 kilometrų per dieną. Tai nuo ryto, kai pradeda, surenka žmonės, veža į Vilnių, iš Vilniaus grįžta, tada kitus į Kauną. Tai tikrai labai įdarbintas ir nuolat važiuojantis automobilis. Tai kad padidinto pravažumo tikrai reikia, todėl kad šioje vietoje rizikuoti žmonių sveikata, vėluoti gydymo įstaigas, kai mes žinom, kad ir patekti jas ne visada yra paprasta, jeigu reikės sustoti pakeliui dėl tam tikrų kažkokių techninių dalykų, tai nukentės žmonės, gyventojai, nes čia jau negalėsi atidėti labai daug. Tai aš irgi turėčiau nuogąstavimų dėl elektromobilio, dėl pakrovimo pakeliui važiuojant ir dėl laiko trūkumo krautis, jeigu kartais reikėtų dienos eigoje.
nes tiesiog važiavimo grafikai yra sudaryti nuo ryto iki vakaro. Beveik. Gerai, ačiū. Tai daugiau pakeltų rankų nematau. Tai Aš gal dar Rimantai, norėčiau papildyti, kad jūs siūlote dabar didinti biudžete numatytas lėšas, bet kaip tik yra socialinių paslaugų centro direktorė. Aš jau užsiminiau komiteto metu, kad bus dar teikiamas prašymas dėl automobilių įsigijimo, kuris būtent pritaikytas neįgaliesiems. Ir tai rinkoje dabar, kai yra kainos apie 70 000 eurų, ir reikės svarstyti galimybę mums įsigyti ir tokį automobilį. Net ir veiklos nuomai ar išperkamai nuomai, neaišku, kiek mes turėsime prisidėti, ir siūlyčiau šiandien dienai gal atsisakyti šitos minties didinti kainas ten, kur automobilių, kur nėra iš tiesų būtina, ir pagalvoti apie tai, kaip išnaudoti racionaliai tas lėšas. Mes esam, jau minėjau, kad už elektromobilius į techninę specifikaciją mes galime įrašyti, kad prioritetą teikti hibridui, bet labai prašau neapriboti tarybos sprendimu, todėl kad tarybos sprendimas neturėtų apimti techninės specifikacijos, jis turėtų apimti tik leidimą ir nustatyti kainą, nes bus sunku įgyvendinti tarybos sprendimą ir mes galim nespėti ir laiku nupirkti automobilių šių, todėl siūlau svarstyti sprendimo projektą ir einam dirbti kitų darbų. gerai, Rimantai, tai dabar klausimas yra toks, ar tavo pasiūlytas pataisas leidžiami balsavimą, nes išklausėme įstaigų vadovų nuomonės, iš tikrųjų pakankamai skeptiška, taip čia prie prievartą bruktos elektromobilius, kažkaip tai ir nelabai. Rimantai, kokia tavo nuomonė šito klausimu? Tai Ar vis manau, dėlto leidžiam? kad mes tiesiog bijom ir neturime jokių, kaip tas sakė, norų tobulėti šitoj vietoj. Aš, kadangi jau turiu 3 metų praktiką elektromobilio naudojimo, mano sūnus jau dabar autobusą nusipirko elektrinį, mama jau šiandien nuvažiavo į darbą su elektriniu. Ta prasme, tai nematau jokių apart mistinių baimių, reiškia, kad ten mes greitai nusipirkt norim kažkokį tai, nežinau, benzininį. Tai taip, tai jeigu jis salonė stovi, bet tai vis tiek mes procedūras praktiškai tas pačias turėsim padaryti, ar elektriniam, ar, reiškia, benzininiam. Tai vat mano klausimas yra toksai, Dobilinsko nematau, tai jo nuomonės nežinau šitoj vietoj, specialiai pridėjau jam kopiją šito sprendimo, o toliau aiškinimą apie tą visų pakrovimų nebuvimą. Tai turim šiandienai minimum 5 taškus Elektrėnuose, kur pasikrauti, ir mūsų gerbiamas Arūnas Butrimavičius jau 3 mėnesiai blokuoja sprendimą iš viso išdėlioti visas elektros krovimo stoteles po, reiškia, savivaldybę. O turint omeny, kad ateina alternatyvių degalų įstatymas, kuris lieps mums kaip tarybai patvirtinti visas vietas ir turėti, ir įsirengti prie mūsų kelių, tai žiūrėkit, verslas jau eina su pasiūlymais prie autostrados daryti transporto pakrovimo aikšteles, o mes vis niekaip neišeinam iš to radiatoriškių. Tai vat, nežinau, galim tiesiog balsuoti. Aš daviau sutvarkytą pasiūlymą į tarybą, kurį, kaip teisingai Živilė sakė, turiu teisę ir tarybą nunešti, bet kad nebūtų, kaip čia taryboje, kažkokių tai nereikalingų diskusijų. Tai aš specialiai įdėjau į komiteto posėdį. Tai va tokia mano pasiūlymai. Gerai, ačiū. Ramūnai, labai trumpai, jeigu galima. Ačiū, aš ir norėjau pasisakyti. Iš pradžių už naujoves, tai esu tikrai už ir norėčiau, kad jau čia būtų, kad elektromobiliai važiuotų ir visi būtų patenkinti, bet iš tikrųjų labai ačiū seniūnėms, kurios labai gerai paaiškino, ir Elektrinio sveikatos centro, nes poreikio nematau, jeigu pravažiuoja po 50 km ir pirkti brangesnį elektromobilį, kad mes jį turėtume, tai jisai vien ir neatsipirks, nors ir klausime tą elektrą. Ir dar, kai seniūnė sakė, jam reikia, kad žvyrkeliais važiuotų, to elektromobilio ir eksploatacija bus daug turbūt brangesnė. Tai tikslo to, kad turėtų elektromobilį, kad turėti jį, tai tikrai turbūt nereikia. Ir kiek suprantu, su to automobiliu vežios ir trimerius ir visa kita. Tai turbūt tokių elektromobilių irgi nėra, visi daugiau tokie prabangesni yra. Tai matau, kad seniūnijom tikrai nereikia jų.
plus dar neturi kur krautis, o garažus turi ar neturi, tai vėl turbūt nežinia, gal laukia laikys. O centrui, tai jeigu pravažiuoja po 3, po 400 per dieną, tai tada reikia sudėlioti grafiką, kai bus tai, kai baigsis elektra ir ko keisim. Tai va, tai tikrai Rimanto geras buvo tas pasiūlymas toksai ir gal tik tai jisai per anksti dar nuperkam šitus automobilius tokius, kokius reikia seniūnijom ir mokyklai ir centrui, o toliau ateičiai žiūrim, kai keisis ir nupirksim. Jie irgi tie automobiliai nėra amžini. Tai tiek būtų. Ačiū. Tai ačiū, Ramūnai. Žiūrėkit, Rimantai, aš tokį pasiūlymą turiu, nes iš tikrųjų matau, kad tiek pritarimo iš komiteto narių nebus tikriausiai, tiek ir patys įstaigų vadovai nelabai veržiasi tuos elektromobilius įsigyti šiuo metu. Tai gal vis dėlto nebalsuojam dėl tavo pasiūlymo, bet yra pasiūlymas prabalsuoti už šitą nutarimo projektą, reiškia pritarti jam ir pridėti prie jo protokolinį vis dėlto kažkokį nutarimą, kad vis dėlto ateityje, organizuojant kitus pirkimus, paskatins savivaldybės, reiškia administraciją ir savivaldybės administracijos padalinius vis dėlto orientuotis į elektromobilius, nes reikia pradėti tos dalykus daryti. Aš, pavyzdžiui, tikrai matau, kad seniūnijose tie elektromobiliai gali būti ir 4 varančiais ratais, ir padidinto pravažumo jų yra. Reikia tiesiog pradėti. Nusipirkti geresnį automobilį, negu nusipirko komunalinis ūkis, kuris turi didesnės talpos bateriją, kuris yra, sakysim, naujas, geras elektromobilis ir juo galima pradėti važinėti, krautis jį ir tuomet gal tos baimės išnyks. Kaip Rimantai? Ar tu vis dėlto prašysi šitą klausimą teikti balsavimą? Ne, tai aš per prievartą tikrai nenoriu būti mielas, reiškia, ir kaip pasakius, jeigu vadovai patys nedabrendo iki šito, tai čia priverstiniu būdu nepriversi. Bet tada gal mes su tarybos nariais galim priimti dar kitą sprendimą, kad vis dėlto priversti mūsų administraciją priimti į sekančioje taryboje sprendimo, kur bus pas mus elektromobilių krovimo vietos. Nes jau atvirai pasakius, gėda darosi, kai bendrauji su kitom savivaldybėm, kurios jau metų kelis priėmusios sprendimą, reiškia kitos ir įdiegusios, o mes taip dar praeitam tūkstantmetyje. Tada jau gal kitą kartą turėsim mažiau argumentų, kad nėra pas mus pakrovimo ar dar kažko. Jau aš nešneku apie tai, kad visos šitos įstaigos puikiai per 8 valandas nakties pakrautų bet kokį elektromobilį. Iš razetės, kaip vadinama liaudiškai. Bet jie šito nesupranta, edukuoti reikia nuo nulio, visus tarybos narius perskaityti reikia lekciją, tai ko gero pasiruošiu ir atitinkamai paskaitysiu paskaitą apie elektros mobilumą. Aš tai tikrai atsiprašau, kad įsikišu, bet Rimantas gerai pasakė, gal siūlom tikrai administracijai, kad nupirktų autobusiuką elektrinį administracijai. Ir tegu jinai pirma pabando. Turi pakaitinį tokį dizelinį ir kad turėtų elektrinį autobusiuką Volkswageną. Jeigu tų pinigėlių yra, tai tikrai aš irgi pritarčiau ir tą paskaitą paklausyčiau administracijai, kad jinai ieškotų savo autobusiuką, kad išbandytų ant savęs, kaip kas, ir tada žiūrim toliau. Ačiū. Jekaterina, labai trumpai, jeigu galima. Administracija autobusiukas, jeigu galima, ne šio biudžeto klausimas, o dėl stotelių, ponas Rimantai, ačiū už rūpestį, bet mes turėjom su ministerija suderinti, gautas suderinimas ir jau šiai dienai parengtas sprendimas ir gegužės mėnesį jis bus pateiktas. Ačiū. Gerai, ačiū. Tai aš galbūt vis dėlto siūlau pritarti klausimui 2,4 dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius. Manau, niekas neprieštaraus, taip? Nebent Rimantas prieštaraus. Jeigu Rimantai prieštarauja, teikiam balsuoti. Ne, kaip ir sakiau, čia buvo toks edukacinis klausimas. Tai jeigu neturim, tai neturim. Gerai, viskas. Ir tada aš siūlau dar, nežinau, gal irgi bendrų sutarimų vis dėlto tokiam protokoliniam nutarimui pritarti, kad vis dėlto paskatinti administraciją pagaliau žengti šitą žingsnį ir įsigyti bent pirmą, bent vieną elektromobilį, išbandyti jį ir gal tuomet pajudės šitie reikalai, šitie ledai iš mirties taško. Tai ar pritartumėt komiteto nariai tam tokiam protokoliniam nutarimui? Gerai, ačiū. Ačiū tai labai. Žiūrėkit, tai kaip ir klausimai šitie uždaryti, žiūrėkit dabar, reiškia, elektroninius paštus visiems yra įmesti. Reiškia, papildomas klausimas yra pirmas, tai pasižiūrėkit savo elektroninius paštus,
pirmas papildomas klausimas. Tai siūlau jį svarstyti pačiam posėdžio, pačioje posėdžio pabaigoje, bet jeigu galite vieną akim pasižiūrėkite į tą pirmą paprastą klausimą. O dabar man čia rašo, kad yra pas mus pasijungę trys ugdymo įstaigų direktoriai ir juos reikėtų paleisti, nelaikyti čia ilgai. Tai gal mes tada pažiūrėkime į tą kreipimąsi, kurį gavome kontrolės komiteto vardu, dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo, dėl Elektrėnų savivaldybės mokyklų ir vykdančių ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas darbo organizavimo 24 metų vasaros laikotarpiu. Tai gal kažkas iš direktorių galėtų pakomentuoti šitą raštą ir kodėl jis atsirado? Kas išdrįs? Irena Meškauskienė, gal jūs galite? Arba Justina Zaleckienė. Labadiena. Labadiena. Trumpai galėčiau pasakyti, kad, aišku, buvom nutarę visiškai, nusprendę, kada kalbėjom su vadovais susirinkę, visiškai ne taip, aišku, kad užsidarysim, pasiskirstėm, čia gavosi taip, kaip gavosi, aišku. Bet dabar jau žinoma, mes nereikalaujame atšaukti jokio sprendimo, suprantam, kad čia būtų tikrai nekorektiška, bet kodėl nebuvo tada priimta ir pasakyta kažkokie saugikliai, ar ne, nebuvo pasakyta apie pavadavimus, kad bus reikalingi pinigai, nes metų gale mūsų kaip lėšų atsakingų už lėšas bus paklausta, kur mes, pavyzdžiui, padėjom papildomus 30 su virš tūkstančių. Tai dėl to ir gimė tas toks raštas dabar, kad iš tikrųjų gal galima papildyti kažkaip tai tą tarybos sprendimą. Nes dabar tėvai supranta, kad būtent paliekam, reiškia, dirbti darželius pilnu pajėgumu, nes kada parašiau tokį kreipimąsi po to sprendimo į tėvus, kad parašiau, kad birželį dirbs 9 grupės, o liepą rugpjūtį dirbs po 5 grupės, nes mes padarėm apklausą ir maždaug pagal šituos, bet žinoma, iš karto didelė dalis tėvų, kodėl dabar čia galima, kodėl negalim pasirinkti, ar ne, kodėl čia auklėtojos nori atostogauti, jom gerai ir be atostogų, aišku, dirbti. Juokas čia iš tikrųjų, bet gaunasi, kad vis tiek turėjo būti kažkas tai numatyti, ar ne, tik dirbančių tėvų vaikam, arba tiesiog pavadavimam kažkiek tai skiriam pinigų, nes nieko už dyką nebūna, patys suprantam. Tai jeigu tai tiek trumpai, gal galima ne kažkas papildyti iš mūsų vadovų. Taip, Labadiena. Labadiena. Aš galėčiau papildyti kolegę. Ar jūs mane matote? Ir matom, ir girdim, prašau. Gerai. Tai norėčiau papildyti kolegę dėl to sprendimo. Tai buvome iš tikrųjų susirinkime, kaip ir Irena minėjo, bet tas pakeitė situaciją po svarstymo komitete ir įrašas, kuris yra sprendimo projekte, pastaba tokia paryškinta. Tai aš suprantu, kad tiesiog tarybos nariai, gal neatkreipė dėmesį priimdami tą sprendimą, kas pasikeitė po komiteto, o tarp komiteto ir tarp tarybos posėdžio nebuvo jau derinta su vadovais. Tai tiesiog mes vadovės didžiųjų darželių norime atkreipti dėmesį, kad būtent ta pastaba pakeitė situaciją kardinaliai, nes didžiuosiuose darželiuose yra po 200 virš vaikų ir tiesiog pastaboje įrašytas pastaba, kad 12 vaikų susidarius negali užsidaryti. Tai, tikrai 12 vaikų bus iš 200 norinčių. Tai tiesiog ta pastaba mūsų manimų turėjo būti, kitaip suformuluota, ar procentaliai, ar panašiai. Mes tikrai sutinkame įgyvendinti ir dirbti ir kad būtų užtikrinti poreikiai dirbančių tėvų, bet tiesiog dabar susidaro tokia situacija, kad į mus kreipiasi ir iš kaimų tėvai, jau nori rašyti prašymus
Ir tiesiog mes klausėme jų, ar jūs parašėte prašym savo įstaigose pirmiausia. Tai jie mus informuoja, kad Ketaviškių, Pastrėvio, turbūt buvo ar ne, kokių dar vadovės pasakys, tėvai iš kokių. Tai tiesiog jie tėvai nurodo, kad jie nėra informuoti, kad susidarius 12 vaikų grupiai, jie gali lankyti savo kaime, savo darželį. Tai tokia situacija susidaro, kad, jeigu susirinktų 12 vaikų kaime, tai mes taip suprantam, jie tada irgi turėtų dirbti ir priimti vaikus. Tai lygiai taip pat ir mes dirbame visi, vadinasi, ir užtikrinam. Tik tai mums sunkumas yra suplanuoti, kiek grupių dirbs vasarą. Nes mes, kai tėvams duodame paklausimą arba apklausą, arba popierinius prašymus, jie visi užpildo, kad jie lankys. Bet iš tikrųjų tai nelanko vasarą, bet jiems paprašiau pažymėti, kad lankys. Tai čia dabar gaunasi toks, kad mums sudėtinga dabar suplanuoti ir suorganizuoti tą darbą vasarą. Nes mes realiai tada turėtume planuoti apskritai, net negalėsime mažinti tų grupių pagal tėvų apklausas, neturime jokių saugiklių. Tai mes tiesiog norime paprašyti ir su direktoriam, su Irena, su Sigita, gal būtų galima tada inicijuoti ar tvarkos aprašo kažkokį tai rengimą, kur būtų tam tikri saugikliai. Iš tikrųjų, mes jau siūlėme švietimo skyriui, patys inicijavom, aš siūliausi ir darbo grupę, tiesiog šitas pasiūlymas nebuvo priimtas ir tvarkos aprašas, nugulė kažkur stalčiuose. Tai, dabar prašome jūsų pagalbos tiesiog padėti mums kažkaip susidėti tuos saugiklius, užtikrinti, kad visiems ir tėvams būtų gerai ir mes, kad galėtume susiplanuoti savo darbus. Gerai, ačiū. Sigitos Lapkausnės aš nematau, liktai nepasijungusi, nebent čia B5, VQ5V kažkas yra pasijungęs. Yra Sigita Lapkausnė. Yra Sigita. Tai Sigita, jeigu galima keli žodžius irgi tarkite. Taip, mes šitą raštą parašėm su tokiu tikslu dėl efektyvesnės komunikacijos ateityje. Nes balandžio 5 dieną buvo, kaip irgi minėjo kolegės, susitikimas vadovų, tame dalyvavo ir švietimo skyriaus specialistė. Ir mes taip supratom, kad mūsų švietimo skyriaus specialistė kuruojanti, ji nežinojo švietimo skyriaus nuomonės, kad jie pageidauja dirbti vasarą. Tai viskas gerai, pageidauja švietimo skyrius, kad mes dirbtume vasarą, pageidauja taryba, mes gerbiam jūsų nuomonę. Tik tai tada turėtume išdiskutuoti, kokius saugiklius įsidėti, kad mes tikrai užtikrintume darbą dirbantiems, tai yra darželį dirbantiems tėvams ir sudarytume galimybės atostogauti darbuotojams, nes mūsų darbuotojai turi daug atostogų. Čia ir yra problema šita visa, didžiausia mums. Nes tikrai tėvai rašosi visi, aš šiai dienai turiu 139, kurie man rašo, kad jie visą vasarą lankys. Jeigu bandai kalbėtis, tai sako, gal jie taip sako, tai mes gal visos vasaros ir nelankysim. Jiem atrodo, kad čia nieko tokio. Bet mums tai yra baisiausia, kad jeigu užsirašė ir nelanko. Jeigu užsirašė ir lanko, tai viskas tvarkoja. Bet jeigu užsirašo ir nelanko, tai yra blogai. Tai va ir norim, kad gal galima dar inicijuoti vasaros organizavimo tvarkos aprašą, kuriame, sakykime, tėvams, kuriems tikrai reikia darželio, jie susimoka į priekį, mėnesį į priekį už darželį. Taip, jeigu man tikrai reikia to darželio, aš tikrai sumokėsiu, man tai nebus problemos. Vaikas susirgo, suskaičiuosim ten, kada nelankė. Arba dirbančių tėvų, kad iš darboviečių imtume pažymas, kad nesuteikiamas yra atostogos tėvams. Kad mes tikrai užtikrintume tą vasarą sudaryti sąlygas dirbančių tėvų vaikams. Tai va, ir dėl tos pačios komunikacijos. Toks yra, kad prieš sprendimų priėmimą iš tikrųjų būtų malonu, kad išgirstų ir mūsų nuomonės, ir mūsų bėdas išgirstų, ir kad mes ne po sprendimo priėmimo pradėtume barškinti ir šaukti, ei, negirdėjot mūsų, mums yra tokios ir tokios problemos. Taip pat taip. Gerai, ačiū labai. Tik aš paminėsiu, kad ne tik tai švietimo skyrius nori, kad vaikams būtų geriau ir taryba, bet ir vaikų tėveliai, mamytės irgi nori, kad būtų geriau. Gerai, tai Jūratė... Taip, ir administracija taip pat nori. Taip. Tai Jūratė Balčiūnaitė, pirmas klausantis
komiteto narys, prašau. Aš tai noriu paklausti švietimo skyriaus vedėjo visų pirma. Aš prieš mėnesį, kada mes svarstėm taryboje šitą klausimą, kaip tik paprašiau, kad ir atrodo, lyg buvo bendras sutarimas, kad šitą žinią iškomunikuotų visais įmanomais kanalais tėvam ir viešais, ir savivaldybės kanalais, ir per socialinius tinklus. Praėjo mėnuo ir yra 0 reakcijos ir 0 veiksmo. Ir natūralu, kad iš kaimiškų vietovių eina tėvai, nes praktika buvo daug metų kitokia. Apie naują praktiką iš vis nieko nežino. Tai čia yra vienas momentas, aš tikiuosi, kad Džeraldas Dagys atsakys. Toliau kitas momentas dėl šito rašto, kurį atsiuntė darželį. Aš jį skaičiau kelis kartus, bet taip ir nelabai supratau, ko norit, bet nesulaukiau jokio atsakymo ir jokios reakcijos atgal. Nuoširdžiai iš tikrųjų nesupratau. Tai dabar sprendimus tarybos šiaip galima keisti, nėra taip, kad jų negalima keisti, jeigu taryba nesąmonę priėmė, tai jos reikia keisti. Reikia apie tai kalbėtis. Nelabai suprantu, kokia formuluotė galėjo būti kitokia negu 12 vaikų ir kuo jinai yra bloga. Nesupratau, ką reiškia išvardintos higienos normos, ten grupių skaičiai ir taip toliau. Šiaip tarybos sprendime yra vardintas darželį lankančių vaikų skaičius, pageidaujančių lankyti, ne grupės vaikų skaičius. Nesupratau, kas čia nesueina labai nuoširdžiai. Tai visų pirma, ką noriu pasakyti, tai komunikuoti reikia, ir čia švietimo skyriaus darbas, ne darželių darbas šitą daryti, su tėvais bendrauti. Ir dėl vasaros lankymo aprašo nelabai supratau, yra darželio veikla ir mano supratimu darželio veiklą turėtų reglamentuoti visų mokslo metų laiku tam tikri reglamentuojantis dokumentai. Ir vasara nėra joks super kažkoks išskirtinis momentas, kur reikėtų atskiro reglamento. Tuose pačiuose dokumentuose turėtų būti vardinta, kaip organizuojama vasara. Jeigu vasara reikalingas kitoks veiklos modelis, o akivaizdu, kad reikalingas, reikės rasti būdus, kaip daryti. Dėl pinigų, aš manau, jeigu su pinigais turimais asignavimais darželiais neišsisuka, tai reikia keisti ne tarybos sprendimą dėl vasaros darbo laiko, reikia keisti biudžetą atitinkamai numatant finansavimą, jeigu jo trūksta. Tai tokios mano įžvalgos būtų. Gerai, ačiū. Ar Džeraldas Dagys galės paaiškinti? Be abejonės, laba diena. Tai dėl pranešimo tokio platesnio paskleidimo apie praktiką, kuri bus taikoma 24 metais, be abejonės jinai bus. Iki prašymų pateikimo, sakykime, laiko numatyto, iki kada prašymus gali pateikti, yra daugiau likę negu mėnuo. Ir buvo taip ir planuota, kad informaciją paskelbti, na, sakykime, likus maždaug mėnesiui, gal kažkiek daugiau, bet jinai ir yra parengta, tik tai tas, kad kai buvo gautas šitas raštas, informacija, kad kreiptasi į komitetą, to dar nebuvo padaryta, kadangi yra tam tikrų klausimų, tai kad paskui nebūtų ta informacija, sakykime, tokia, kuri būtų pakeista ar dar kažkas tai su ja padaryta netiksli, tai dėl to ir nebuvo tai padaryta, bet be abejonės artimiausiu metu tą padarysim. Gerai, ačiū. Viktorija Juknevičienė klausia, prašom. Sveiki. Iš tikrųjų, per tarybą negalėjau dalyvauti svarstant šį klausimą, tačiau kadangi tai yra tiesiog diskusija apie kreipimus, tai manau, kad galiu, nebent kažkas labai prieštarautų. Tai situacija tokia, gerbiama Justina, tai norėčiau pasakyti, kad atvykę tėvai, situaciją žinau, kreipiasi ir sako, todėl, kad dar nebuvo, mes nespėjom. Kaip ir gerbiamas švietimo skyriaus vedėjas pasakė, dar visas mėnuo, daugiau kaip mėnuo yra likęs iki kreipimuose ir tėvai ne visus mes spėjom apklausti. Šiai dienai mes 100% savo tėvų turim prašymus, kas nori lankyti, kas nenori. Ir manau, kad tai sveikintina būtų visiems atlikti, didelėms aš nesakau, nes jūs apklausas vykdot, bet apie mažesnius. Ir kadangi atstovauju kaimiškuosius vadinamosius darželius, nors tai net ne darželiai, tai yra tik grupės.
įstaigose. Tai yra skirtumas, tarkim, jeigu mes kalbam apie Getaviškės, Gilučius, Pakalniškės ir Pastrėvį, tai yra truputėlį kitokia situacija. Mes nelabai turim, kas mus pavaduos. Nežinau, kaip pas jūs su žmogiškaisiais ištekliais. Finansus, tai taryba, tarkim, sprendimą prieimus gali užtikrinti, kad skirs pavadavimui, bet kaip su žmonėmis, nes realiai mes priimam sprendimą ir skaičiuojam praeitus metus. Mokslo metai, ugdymo metai buvo ir jeigu pedagogai neatostogavo, tai jie ir turi dabar tas sukauptas atostogas. Ir kaip suspėti arba kaip išleisti juos, aš nežinau, bet kaip jūs kalbat saugikliai, jie tikrai būtini ir visiems, ir galbūt ne visiems vienodi, kaip Justina minėjo, nes jeigu yra grupėje 13 vaikų, tai neturėti 12, suprantam, kaip yra. Labai paprasta, o didelėms įstaigoms tai kitaip yra, kitaip iš tikrųjų tie saugikliai turėtų būti vertinami. Tai aš tikiuosi, kad, kaip ir Jūratė minėjo, kad reikia konkrečių pasiūlymų ar sprendimų, kad mes turėtumėm galimybę galbūt susitikti dar patys įstaigų vadovai, ne mes, o įstaigų vadovai, ir aptarti galimybės, kaip įspręsti klausimą optimaliai, nes tai yra iššūkis, su kuriuo susiduriam visi, tiek ir miesto darželiai, tiek ir kaimiškiai, ir kaip turėtų būti optimaliai visiems gerai. Ir tada klausimą aš turiu įstaigų vadom, kaip pas jūs su žmogiškaisiais ištekliais, tiek ir pedagogų, tiek ir darbuotojų, kuriems bent mėnesis, nes mes 2 mėnesius dirbam vasarą, vienas pas mus lieka irgi negalim, nes aptarnaujantis personalas taip pat visas išeina, o pavaduoti nėra kam. Tai kaip pas jūs? Ačiū. Jeigu Prašom, ar kažkas, prašom. Iš tikrųjų, tai yra tikrai labai sunku, todėl kad, pavyzdžiui, profsąjunga prisideda dar savo dienas 11 dienų, pedagogas turi 40 dienų, dar 11 ar ne, jau 51. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė problema. Taip, mes tą 11 dienų išmėtom per visus metus, bet tas 40 dienų, tai nelabai jisai ten išsimėto. Visi nori pagrindė vasarą atostogauti. O kaip žinom, atostogauti pavaduoti gali tik tai pedagogą, reiškia, gali būti tik tai turint tą patį išsilavinimą, tai būtent iki mokyklinį, prieš mokyklinį auklėtojas. Tai mes iš tikrųjų ne visada tą darom ir tiesiog pačios vaikščiojam peilio ašmenim, todėl kad nėra iš tikrųjų žmonių, nėra specialistų. Tai bėda iš tikrųjų. Mes išsigelbėdavom visada turėdamos nors 1 mėnesį, kada užsidarom, nors 1 mėnesį kada išleidžiam visą įstaigą atostogų. Dabar kai pakeitė, tai aišku, dabar dar didesnis galvos skausmas visom, manau. Aš taip pat norėčiau papildyti Ireną dėl nepedagoginių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų pareigybių. Tai šitoje vietoje irgi mes neturime galimybių jų išleisti taip, kad jie per tą visą vasarą išsidėstytų taip, kad nereikėtų arba kažkas pavaduotų. Yra tokių tikrai, kur, tarkim, sandėlininkas, mitybos specialistas, virtuvė turi dirbti, kur irgi atostogaudavo tuo metu. Tai vėlgi, reikia užtikrinti irgi, kad, ta prasme, tai įmanoma viskas organizuoti ir tikrai galime tą padaryti, bet tiesiog reikia papildomų lėšų pavadavimams, nes tiesiog reikės priimti kitus žmonės, kurie dirbs už tuos, kurie atostogaus. Ir dar aš norėjau pasitikslinti Jūratės, ar jūs negavote mūsų antro rašto, kur mes paaiškinom ten situaciją? Ne, negavau nieko daugiau. Nes mes antrą raštą, tai kažkaip tai gal tiesiog kažkokia techninė klaida, nes mes patikslinom atsakymą į jūsų klausimą. Sekretariatas siuntė antrą laišką. Pašte pasižiūrėk, Jūratė, yra. Gal pas mane pasiklydo, pasižiūrėsiu papildomai. Gerai, skubinam truputį, mes dar turim 2 klausimus, tai Raimondas Ivaškevičius klausė, prašau. Raimondas pabėgęs buvo, Raimondai girdi? Jo, aš viską girdžiu. Jo, tai labą dieną, matau vadovės, tai aš turėčiau tokį klausimą. 19-23 metų kadencijoje irgi buvo, kiek aš prisimenu, tie patys klausimai, ne? Kas liečia vasarą. Jeigu pritartumėt man. Ten buvo covidas, tai per covidą dirbo darželį. Ne visą laiką buvo covidas. Tad aš tai matau šitoj vietoj nesusikalbėjimą tarp švietimo
skyriaus ir mūsų mažųjų įstaigų vadovų, kadangi neaišku šitoj vietoj, kur sugedęs yra telefonas, ar tarp vadovo, ar švietimo skyriuje, kadangi tokius klausimus reikėtų spręsti priimant biudžetą. Kadangi čia yra pinigai, kažkas tai turi pavaduoti ir atlikti tą darbą. Ir šitoj vietoj šiandieną aš nežinau, kaip reiktų pasielgti. Aišku, reikia atsižvelgti, tai yra mūsų visuomenė, mūsų vaikai, tai yra švietimas. Jeigu ūkio komitete svarstama nudistų pliažo kažkokį tai klausimą, ne, tai ten visi pritarė. Tai aš manyčiau, reikėtų ten nepritarti, o čia pritarti. Šiai dienai rasti galimybę užtikrinti vasarą, kad tai būtų sklandu. O sekančiais metais, tai norėčiau pasiūlyti švietimo skyriui ir įstaigų vadovams, kad būtų susikalbėjimas prieš priimant biudžetą, kad tai būtų aiškus, kokie pinigai, kas pavaduos ir kaip toliau. Dabar mes tarybos nariai turime ieškoti darbuotojų, aš taip supratau, kadangi, kaip gerbiama Meškauskienė sakė, taip, trūksta darbuotojų nėra. Na tai reikėtų kažkaip iš anksto tą dalyką derinti su švietimo skyriumi ir viena įstaiga kitą kažkaip turėtų. Tai tiek, ačiū labai. Ačiū, Raimondai. Mes tikrai neieškosim darbuotojų, čia yra įstaigų vadovo atsakomybė, bet finansus rasti tikriausiai teks. Gerai, prašom, Virgilijus Pruskas. Kolegos, tai aš turiu tokį trumpą paklausimą, pirmiausia, tai ugdymo vadovė. Irenai, turbūt didžiausia patirties turi. Vat darželiuose tas ugdymo procesas turi būti privalomai nepertraukiamas, jūs turit kažkokią programą, nu tarkim, kaip mokyklose yra, turi praeiti istorijos kursą, lietuvių kalbos kursą, tam dar kažkieno kursą, ar taip yra? Tai mokslo metai pas mus irgi prasideda rugsėjį ir baigėsi gegužės pabaigoje. Bet vis tiek, bet paskui vyksta vis tiek tam tikros, vaikai turi būti užimti ir birželį, ir jeigu jie lanko ir birželį, ir liepą, ir rugpjūtį. Jie negalim mes jų paleisti ten visiškai. Aišku, nebevyksta tas ugdymo procesas, bet vis tiek turi būti kompetentingi žmonės, mes jų ir ieškom. Tikrai aš niekada nesakiau, kad kažkas man turi surasti žmonių. Aš juos susirandu pati ir už juos pati atsakau. Bet iš tikrųjų vis tiek tėvai atveda tuo pačiu laiku, nuo 7:30, pavyzdžiui, iki 5:30 ir dar plus budinti grupė. Tai ta veikla vyksta vis tiek ir vasarą. Šiek tiek. Aš čia kalbu, klausimas buvo mokslo metų laike. Ir ta prasme, ar įstaigose yra pedagogų, kurie galėtų vienas kitą pavaduoti nuo rugsėjo 1 iki gegužės 1? Tai mes iš tikrųjų, tai mes dirbom, nu kaip ir vaduojam, o kaip jūs galvojate, tai ir vaduoja, ir aišku vaduoja, ir ne būtent pedagogai, ir kažkaip tai įtraukiam, ir visai būna, kas turi patirties, kas su vaikais, pavyzdžiui, yra su spec poreikių vaikais dirbantis pedagogai, ne pedagogai, o darbuotojai, jie ten po pietų, pavyzdžiui, pakeičia auklėtojas, visai dėliojamės, nes iš tikrųjų surasti tiek žmonių per vasarą irgi yra nepaprastai sunku, nes atostogos tai ilgos, bet mes išsiverčiam, aš nieko nesakau, kad mes nesurasim jų. Surasim. Tai ačiū Jums labai už gerą patirtį ir viešai išsakytą gerą patirtį, jeigu jaunimas mokinasi. Ačiū, Irenai. Tai todėl manau, kad grinai 100% pritariu Jūratės Balčiūnaitės nuomonei ir čia mano dabar tokia nuostata, tikrai palaikau Jūratę ir nenoriu toliau diskutuoti. Ačiū. Gerai, ačiū. Rimantas Baravykas, prašau. Jo, aš gal klausimą tokį nežinau, jeigu galės atsakyti vadovės, tai tegu atsako, jeigu ne, tai retorinis bus. Peržiūrėjau visus Vilniaus privačius darželius, nei vienas neinformuoja apie tai, kad jis vasarą kažką ribos, uždarinės ar dar kažko. Tai reiškia, kuo mes čia skiriamės nuo privačių darželių, tik finansavimu ar dar kažko? Aš norėčiau atsakyti, kodėl jūs žiūrėjote į privačius darželius. Iš tikrųjų, pagal kitų savivaldybių patirtį irgi peržiūrėjome ir kitų savivaldybių, tai ir Radviliškis, ir Panevėžys, ir netgi mūsų kaimynai Kaišiadorys.
Jie turi savo atskirus vasaros organizavimo tvarkos aprašus arba netgi turi papildytus prie kur yra už vaiko išlaikymą, kad būtent vasaros laikotarpį netgi moka daug daugiau tėvai, kurie pasirenka vasarą lankyti. Tai va, tai aš manau, kad kaip ir Jūratė sakė Balčiūnaitė, kad kaip ir to tvarkos aprašo nereikia, bet tada vis tiek mums atsiranda kažkoks dokumentas ar sprendimas, kad mes galėtume iš tėvų, užgarantuojant, kad tikrai tėvai lankys darželį, kad į priekį susimokėtų už tą mėnesį, jeigu jiems reikia to darželio, ir kartu, kad tikrai yra dirbantis tėvai, kad mes užtikrintume dirbantiems tėvams ir galėtume išleisti mokytojus, kurie turi labai daug atostogų. Čia yra didžiausia bėda. Gerbiamas Sigita, bet pas juos lygiai tas pats, lygiai ta pati situacija. Tai kaip jie sprendžia tą dalyką, jeigu pas juos nėra vasaros pertraukų jokių, darželiai dirba 24, ne 24/7, bet aš turiu omeny visą vasarą. Tai kaip jie šitą sprendžia? Jūs turite omeny privatus darželiai? Ir aprašo dar neturi. Privatus darželiai. Privatus darželiai, aš manau, moka ne 40 eurų į mėnesį tėvai, jie moka ten kiek ten 100 moka privatus darželiai. Bet aš ir norėjau tą patį pasakyti, kad privatus darželis... Gerai, prašom, Sigita. O pasižiūrėjus ne į privačius darželius, o į savivaldybės darželius, sakau, ir Panevėžys, ir Radviliškis, jie, kaip sakau, darželiai nepaliekami likimo valiai ir vieni šitą problemą spręsti. Taip, aš irgi norėjau pridėti, kad privatus darželiai šitą problemą sprendžia 500 eurų už mėnesį mokesčių. Tada viskas yra išsprendžiama. Ir beje, kaimyninė mūsų Kaišiadorių savivaldybė čia prieš 2 metus, man atrodo, taikė 100 eurų vasarą mokestį tėvams, kurie norėjo leisti vaikus į darželį. Tada norinčių leisti 2 ir 3 sumažėjo. Aišku, kilo didžiulis skandalas ir visi buvo labai nepatenkinti. Gerai, Inga Kartinienė, mačiau, nori, prašau. Aš norėčiau truputėlį, labą dieną, truputėlį sureaguoti dėl viešinimo. Iš tikrųjų, be abejonės savivaldybės mastu turi būti viešinama ir dėl to tikrai nesiginčiu, bet eliminuoti pačių darželių viešinimo procese, manau, irgi būtų neteisinga, nes darželiai turi puikų įrankį elektroninį dienyną ir apie galimybės gali informuoti tėvus, tikrai pasiekiant ir informuoti tą asmenį, kuriam ta informacija yra aktuali. O mažieji darželiai taip pat tą informaciją pateikti betarpiškai tiesiogiai tėvams paaiškinant apie galimybės. Tai dėl informavimo, tai man atrodo, visi mes turime suinteresuoti būti informacijos sklaida. Ačiū. Gerai, Justina Zaleskienė, prašau, dar kažkokią repliką ar paaiškinimą. Taip, aš norėčiau sureaguoti į kelis tokius pastebėjimus. Tai pirmiausia, dėl to, kad Raimondas sakė apie tą situaciją, tai tikrai galiu pasakyti, kad ten buvo išskirtinė situacija ir tikrai tėvai tuo metu tą vasarą, kai mes dirbome ir neužsidarėme, jie tikrai nevedė, nes tiesiog buvo rekomendacijos nevesti ir kad tiesiog nesibūriuotų. Tai ir iš anksto iš tikrųjų mes žinojom, kad bus tų grupių nedaug ir tas tikrai mums padėjo, nes kuo mes turime mažiau grupių, tuo mums lengviau planuoti. Jeigu mes turime mažai grupių, taip, mes tada darome atostogų grafikus, sudarome, tada rotuojame mokytojus ir panašiai. Dabar čia situacija yra tokia, kad tiesiog apklausus tėvus, jie pažymi, kad jie visi nori eiti ir mes susidurėme su tokia situacija, kad dabar mes turime, ir tuo labiau dabar, ką girdime ir dėl informacijos, tai mes galime informuoti tik tai savo tėvus ir mes po sprendimo projekto informavome, kad mes jau įvertinome, kad tikrai negalėsime užsidaryti ir informavome, kad darželis nebus uždarytas. Tačiau, ką girdime ir iš gerbiamos Viktorijos, kad jiems reikia daugiau laiko susikomunikuoti ir, vėlgi, jeigu mums dar padidėja krūvis, kad mes patys turėsime dirbti praktiškai visų pajėgumų visą vasarą, plus turėsime priimti kaimo darželių vaikus, kurie irgi jau užsigrynins. Tai čia būtent šitoj vietoj susidaro problemos, kad kuo mes turime daugiau grupių,
tuo mums sudėtingiau yra organizuoti darbą vasarą. Tai ir tas vienas mėnuo tiesiog mums padėdavo. O dabar iš tikrųjų, na, aišku, susitvarkysime ir viską padarysime pagal reikalavimus, ką reikia, bet prašome tiesiog mums šitoj vietoj, na, kažkaip padėti pagalbos. Ir iš tikrųjų, Jūratė, noriu dar sureaguoti į jūsų pasakymą, kad turi kiti dokumentai reglamentuoti. Tai būtent tas lankymo vasarą tvarkos aprašas, jisai toks, aš taip įsivaizduoju, turėtų būti visos savivaldybės mastu, kad tiesiog visiems būtų vienodai suprantama. Tiek kaimo tėvam, tiek miesto tėvam, nes dabar šiai dienai tikrai, na, kaip ir jūs minėjote, turbūt patirtis, kokia buvo anksčiau, tai ta informacija dabar tikrai suprantama yra skirtingai. Ir tikrai teko ne vienam tėčiui parodyti tarybos sprendimą ir įrašą tame sprendime, ir tikrai tėvai nežinojo, kad yra tokia galimybė eiti į savo darželį, jeigu susidarys 12 vaikų grupė. Ir jie dar jaučia tokį nerimą, neva kad gali ir auklėtoja supykti, kad jiems baisu eiti pas direktorę prašyti prašymo. Tai tiesiog jaučiasi tas toksai ir iš tėvų, kad, na, jie tikrai, jaučiasi neužtikrinti, kad jie gali tai daryti, laisvai eiti ir teikti prašymus, kad jiems tikrai reikia. Gerai, ačiū. Raimondai, jūs jau antrą kartą ruoštės kalbėti, ar kažkas svarbaus, nes pas mus laikas spaudžia. Bet jūs nepamirškit, pirmininkė, nepamirškit, kad aš negalėjau kalbėti trečdalį posėdžio, buvau atjungtas. Tai man labai patiko gerbiamas Sigitos pasisakymas dėl aprašo. Matot, kažkaip įstaigos, kai kurios turi vasaros aprašą, taisyklės. Tai aš manyčiau, dabar būtų mums pats laikas pradėti tvarkyti tą aprašą. O aišku, šiai dienai mes, kaip tarybos nariai, tai turbūt privalome ieškoti galimybę jums padėti. O bus aprašas, tada bus galima jo vadovautis, kažkokios taisyklės, informuoti tėvus, ar iš anksto susimokėti ir taip toliau. Tai tikrai, gerbiamų kolegų, tarybos narių, prašau šiai dienai tikrai padėti rasti išeitį iš šios situacijos. Ačiū labai. Edvardai, tavo mikrofonas išjungtas, bet turbūt kada aš jau galiu pasisakyti. Taip. Tai ką noriu pasakyti, kad čia mes jau kalbam turbūt greit arti bus pusvalandis, kai svarstom šitą klausimą ir jokių konkrečių pasiūlymų neprieinam. Kažkur, kažkam, kažkaip taryba kažką turi padėti. Labai aiškiai turim pasakyti, kas turi būti padaryta arba neturi būti padaryta. Ir šiaip kaip mama paskutinius 10 metų vesdavau savo vaikus į darželį, deja ne Elektrėnų savivaldybės, nes darbo laikas yra nepalankus Elektrėnų savivaldybei, labai trumpai dirba darželiai, bent jau anksčiau dirbo. Ir niekada nebuvo problemos dėl darbo vasaros laiku ir darželiai tai išsisprendžia. Aš manau, kad tai yra tik vadybos klausimas, sutinku, kad tai yra ir pinigų klausimas, ir personalo klausimas, bet šitą visą galima susitvarkyti. Ir savo aplinkoje turiu pavyzdį, kuomet darželis vykdo vasarą renovaciją ir nenutraukia veiklos. Tai man atrodo, kai nori, viskas yra įmanoma. Jeigu reikia iš tarybos konkrečios pagalbos, tai sakykit, ką galim padaryti. O ne kažkas kažkuom kažką turi padaryti. Reikia aprašo, tai gal tada reikia ruošti. Reikia pinigų, tai keičiam biudžetą. Labai konkrečiai pasakykit, kokios pagalbos reikia. Gerai, ačiū. Leskauskas Giedrius, prašau. Tai man tai apskritai, klausant, atrodo ydinga praktika galvot, kad vasarą kažkodėl darželį galėdavo anksčiau nedirbti. Elektrėnai, nėra, nežinau, Holivudo slėnis, kur tėvai dirba dauguma laisvų grafikų arba dėl kažkokių priežasčių vasarą turi 3 mėnesius atostogų arba bet kada kitų laiko atostogų. Tai aš manyčiau, kad vasarą darželį čia buvo geras sprendimas, kad turėtų dirbti visada, nepertraukiamai. Ir pritarčiau turbūt tam, kad galbūt kad išvengt kažkokių problemų, reikėtų parengti aprašą švietimo skyriui. Ir aš, pavyzdžiui, pritarčiau idėjai, kad tame apraše būtų ir parašyta, kad tebūnie vasaros laikotarpio, šiaip tai visada galėtų būti toks punktas, už darželį yra mokama mėnesių į priekį. Ir tai padėtų geriau organizuoti darbą, vadybiškai suvaldyti procesus ir, manau, nenuskriaustų ir tėvų bei jų vaikų. Tai
Tiek. Tai aš tikrai palaikau buvusį sprendimą ir jisai neturėtų būti pakeistas, bet galbūt kažkoks aprašas su tokiu punktu galėtų atsirasti ir padėtų reguliuoti darbą, kad nebūtų piknaudžiavimo atveju. Ačiū, Giedriau. Ramūnas Kartenis, prašau. Nu, iš tikrųjų, čia aš taip ir galvojau, kaip mes tvarką priimdinėjom, kad tie klausimai iškils. Aš tai buvau daug metų priimdinėjom ir darželiai vadavo vienas kitą ir jokių tų bėdų nebuvo. Tada kaip ir diskutavom, tai opozicija turbūt labai sakė, kad bus blogai, jeigu gerai aš prisimenu, ne, kad eis vaikas į kitą darželį, gali būti tenais nepatogu ir vienaip ar kitaip. Bet iš kitos pusės, kaip ir jis ateina į gretimą darželį Elektrėnuose, pas musgi po to vaikai jau baigia darželius ir eina į mokyklą, vis tiek iš visų grupių sueina, iš visų darželių sueina ir formuojamos klasės. Tai bet kokiu atveju, tai aš matydavau ir seniau, jau kaip ne pirmą kadenciją, tos dalykas kaip pliusas, nes, darželis vienas kitą vaduoja, bet vaikai susipažįsta, vieni su kitais susipažįsta, jau jie vienas kitą žino ir po to eidami jau į mokyklą vėl tas yra pliusas. Bet, kiek man prisimenu, dabar bijau sumeluoti, bet labai akcentavo tada opozicija, kad reikia būtinai apklausti tėvus ir kad darželiai dirbtų. Tai dabar turim, ką turim. Aišku, reikia spręsti, aš irgi nesu prieš tai, tėvų nuomonę, mes visi atstovaujame tėvus, rinkėjus mūsų, norim padaryti viskas, kad būtų gerai. Aišku, šitoj vietoje matome, kad nėra visai gerai, bet dabar turim, ką turim ir direktorės turi dirbti. Ir tas toks dalykas, aš jų matau, vienas kitą turės vaduoti, nes bet kokiu atveju tos grupės turbūt nesusirinks, tiek žmonių apklausa yra apklausa, bet kai vaikam reikės eiti, turbūt ir dabar tie vaikai ar visi susirenka tiek, kiek yra užrašyta jų. Turbūt nelabai, jeigu tai pasižiūrėjus, kiek visi eina. Tai reikės jums padirbėti gerai, nes padėkoti opozicijai, aišku, kad taip ragino ir padirbėti, sutvarkyti viską ir dirbti. Tai aš matau taip, kito kelio nėra. O tas finansavimas, turbūt su tais pačiais pinigėliais galėsit apsėti, vis tiek reikia žmonės leisti atostogų. Bet kokiu atveju reikia ir vienas kitą vaduoti, tai kažkaip reikės. Ačiū. Ačiū, Ramūnai. Tik Ramūnai, tau priminsiu, kad tu irgi balsavai už šitą tvarką. Taip, kad sprendimas yra priimtas bendrai tarybos. Gerai, Sigita Lapauskaitė ir baigiame diskusijas. Prašom. Taip, aš noriu sureaguoti į pasakymą Jūratės Balčiūnaitės dėl vadybos, kad Vievio darželis šauniai susiorganizuoja vasarą. Susiorganizuotume ir mes, ir kalbėjau su direktorė, kaip atlieka apklausą, kad būtų tikslinga apklausa. Irgi sakė, jums dabar šiemet net neatlieka tos apklausos, pažymė ten, kas lankys, bet irgi surašo taip kaip mes, kad, pavyzdžiui, grupę lankys, matom, 30 vaikų. Nežinom, kad iš jų neateis 10, tai tikrai, o gal net ir 15 neateis. Bet numatom tokias didžiulės grupės su rizika, kad ateis arba neateis. Tai va, ir tie patys tėvai pamato, kad yra didžiulės grupės, jie pradeda tada nevesti. Atranda, kur vaikus padėti. Tai va, dėl to mes ir prašom, kad mums reikia to dokumento viso bendrai visiems darželiams, kuris duotų aiškumą ir saugumą ir mum ir tėvam. Aš taip pat dar norėčiau papildyti turbūt prie Sigitos ir sukonkretizuoti, kad mes prašome tvarkos aprašo, tiesiog galbūt protokolinių nutarimų galima būtų šitame komitete kažkaip tai tą inicijuoti, nes mes to prašome jau senai, bet nieks negirdi ir mums nepritarė ir to nėra, o tikrai reikia. Tai aprašo mums labai reikia visos savivaldybės, ne kiekvienos įstaigos atskiro, o vieno bendro. Reikėtų numatyti, kad būtų garantuotas finansavimas, mes aišku tą pateiktume poreikį po vasaros, bet mes matome, kad poreikis bus didesnis ir to nesame susiplanavę savo samatuose. Tiesiog planavome biudžetą kitaip. Planavome biudžetą kad būtume užsidarę tą mėnesį. Kadangi pasikeitė situacija, tai tiesiog norim atkreipti dėmesį, kad to finansavimo reikės. Ir ir dar vienas, trečias turbūt dalykas, tai paprašyti, kad su tarybos narių pagalba kažkaip tai, gal švietimo skyriaus vis tiek suprantu, kad ir mes viešinam, bet ir labai svarbu yra tą
ištransliuoti visiems tėvams viešą savivaldybės poziciją, kad visi gali lygiai taip pat kreiptis, rašyti prašymus, kad ta būtų bendra pozicija, kad nebūtų tik tai vieno ar kito darželio, bet visų būtų vienoda visoje savivaldybei pozicija. Tai tam reikia ištransliuoti tikrai ne per mūsų asmeninius kanalus, o per viešą erdvę savivaldybės galbūt, kur mes galėtume dalintis ir kad kitiems tėvams tai būtų įrodymas, kad čia mes neprisigalvojame ir kad taip tikrai yra ir kad jie drąsiai galėtų kreiptis į savo įstaigų vadovus su tokiais prašymais. Tai ačiū, išgirdome. Tai dabar aš gal apibendrinsiu diskusiją. Tai aš išvelgiu čia kelių lygių problemas. Tai pirmasis lygis tai yra savivaldybės taryba. Iš tikrųjų, aš tam sprendimui irgi pritariu, aš visiškai sutinku, kad darželiai turi dirbti visą vasarą, kad tai tėvams, vaikams yra patogu. Ir kaip ir kiekvienas politikas, jeigu tėvams yra gerai, tai ir politikams yra gerai. Tik atrodo trupučiu, kad administracijoms yra negerai. Tai dėl to sprendimo pačio priėmimo man užkliuvo du dalykai. Pirmas dalykas, kad sprendimo aiškinamajam rašte prie sprendimo projekto buvo pridėta pastaba, kad su įstaigų vadovais yra suderinta. Kaip dabar aiškėja, pasirodo, kad buvo nesuderinta. Ta tarpinis, sakysim, tas papildomas sakinys. Ir antras dalykas, kad sprendimas nepareikalaus papildomų finansų. Dabar aiškėja, kad finansų reikės ir tikriausiai netaip jau ir mažai. Tai šiaip ateičiai norėtųsi, kad tarybai būtų teikiami sprendimai, kurie yra suderinti su įstaigų vadovais ir būtų numatytas lėšų poreikis, jeigu jis reikalingas, bet čia ateičiai šitie dalykai. Dabar dėl tų pasiūlymų, kurie čia buvo išsakyti, tai visiškai pritariu, kad tiek švietimo skyrius, tiek pati administracija galėtų ištransliuoti šitą sprendimą, kad vaikai visą vasarą gali eiti į savo gimtąjį arba savo įprastą darželį lopšelį. Tai tos reklamos tikrai būtų ne per mažai ir ką daro patys darželiai, to nepakanka, reikalingas ir administracijos įsikišimas šitoje vietoje. Ir aišku, turbūt reikėtų mums čia suformuoti protokolinį nutarimą, nes turbūt, kad kreipsis įstaigų vadovai dėl papildomo finansavimo, tai tiesiog paraginimą kreiptis švietimo skyrių paskaičiavus tą papildomą lėšų poreikį ir garantijas, kad mes pritarsime tikslindami biudžetą. Tai čia būtų pirmas punktas. Ir antras punktas iš tikrųjų, kad vis dėlto paraginti švietimo skyrių, kad tas lankymo vasarą aprašas vis dėlto būtų parengtas. Nes tada išdiskutavus visas aplinkybės būtų galima jį parengti tokį, koks reikalingas įstaigoms, kad tos įstaigos vasarą dirbtų sklandžiai ir tas auklėtinių priėmimas arba jų ugdymas būtų tvarkingas. Tai jeigu būtų toksai protokolinis nutarimas, tarkim, pirmas punktas, kad įstaigų vadovams kreiptis į švietimo skyrių paskaičiavus papildomų finansų poreikį ir tas lėšas įskaičiuojant į biudžetus. Ir antras pasiūlymas, kad vis dėlto parengti lankymo vasarą aprašą. Ar pritartume tokiam protokoliniam sprendimui? Edvardą, aš dėl aprašo parengimo. Taip, Geraldui pirmą duodam, nes čia švietimo skyrių liečiantis šitie dalykai. Ar pirmą, gerai, Vilgėjaus, jūsų žodis iš pradžių. Tai, matot, aprašas gaunasi geriausias tuomet, kada jis pareina, kaip sako, iš apačios į viršų. Tai sveikinu Justinos iniciatyvą, tai Justina, organizuokit visas savo kolegės, paruoškit principinį aprašą, pateikit švietimo skyriui, tada visi vienoj krūvoj apsiderinkit ir mes įtvirtinsim. Bet tai turėtų būti iniciatyva jūsų, o ne švietimo skyriaus, nes kaip matom, švietimo skyrius kitą kartą, iš padebesių nuleidžia tas tvarkas ir po to mes jau visi vėl sėdim ir diskutuojam valandą laiko tuo klausimu, kuris iš tikrųjų turėtų būti nesvarstamas. Aš kaip suprantu, tas aprašas buvo pradėtas rengti, bet jis buvo nebaigtas dėl kažkokių priežasčių. Tai, Geraldai, prašom, jums žodį trumpai. Tai ačiū labai už tą leidimą. Iš tikrųjų pasižymėjau kelis klausimus, nes turim vis tiek informaciją susitikslinti, susidėlioti, kad būtų visa tiksliai aiški. Tai dabar mes baigiam žodžio aprašas.
aprašas, tai iš tikrųjų labai svarbu paminėti šitoje vietoje, kad tas tarybos sprendimas, kuris rengiamas ne tik šiais metais, bet ir ankstesniais metais pastaruoju metu, tai ir buvo tas dalykas, kuris gimė iš to rengto, jau minėto aprašo projekto. Tai nugulė į 2, 3, 4 punktus ir iš principo tas aprašas buvo parengtas projektinis, bet paskui, kadangi jo apimtis buvo labai maža ir nebuvo tikslinga jo atskirai tvirtinti, tai gavosi taip, kad vėl susijungia aprašas su tarybos sprendimu ir mes jį turime šiuo metu viename. Bet aišku, jeigu reikalingas atskiras dokumentas, aš nematau jokių problemų. Antras klausimas. Dėl aiškinamojo rašto. Tai dėl aiškinamojo rašto noriu būtinai patikslinti, kad aiškinamasis raštas buvo rengtas su pirmuoju tarybos sprendimo projektu. Tarybos sprendimo projektas visą laiką rengiamas su aiškinamuoju raštu, pateikiamas tarybai, o su tikslinamuoju aiškinamasis raštas nerengiamas. Tai galbūt todėl informacija išsiskyrė. Trečias klausimas yra dėl viešinimo. Dėl viešinimo, tai gavau čia diskusijos metu priminimą. Iš tikrųjų, buvo informacija savivaldybės kanalais apie darbą vasarą paleista, bet jeigu matau, kad yra poreikis, tai iš tikrųjų mes dar papildomai tokį platesnį informacinį pranešimą paleisim, kuris, kaip jau minėjau, yra parengtas. Dėl mokėjimo į priekį girdėjau tokį siūlymą. Buvo irgi nagrinėtas variantas. Iš tikrųjų, ar galima mokėti į priekį, tai teisininkų išvada buvo, kad į priekį nereikėtų imti pinigų ir dėl to buvo tos minties atsisakyta, bet galima panagrinėti iš naujo, nes keičiasi teisinė bazė ir visi kiti dalykai, tai galima svarstyti. Ir dėl darželių darbo Elektrėnų savivaldybėje labai svarbu irgi pažymėti, kad darželiai, didieji darželiai, ne įstaigos, kurios turi po vieną grupę, bet didieji darželiai, visi turi budinčias grupės, kurios dirba beveik 11 valandų arba 12 valandų. Tai 12 valandų, manau, pakankama trukmė darbo laiko. Tokie būtų patikslinimai, pastebėjimai. Taip, bet aš kaip suprantu, jūs nieko prieš, kad kartu su įstaigų vadovais tą aprašą mokinių, reiškia, ne mokinių, lankymo vasarą aprašą parengtumėte. Tikrai ne. Supratau. Tai iki kitų metų realu? Iki kitų metų tai be abejonės realu, bet čia galima ir anksčiau parengti, be abejonės. Bet šiemet nebespėjom jau, taip? Taip, tai gerai tada. Šiemet nebespėjom jau, taip? Šiais metais iki vasaros pradžios turite? Taip, nebespėjom, viskas jau. Nes jau mėnesis laiko liko iki tos tvarkos. Gerai, Sigita, dabar, jeigu galima, labai trumpai. Sigita Lapkauskaitė, prašom. Aš norėjau sureaguoti, kad spėjom šiemet irgi pasirengti. Mes, žinokit, projektą turim, tik tai reikia jį atsisėsti kartu su švietimo skyriu apsvarstyti ir gegužės mėnesį pateikėm tarybai svarstyti. Bet jūs jau gegužės mėnesį turite turėti jau sąrašus, kas lankys darželį. Jau per vėlų gegužės mėnesį pabaigoje mes sąrašus turėsim, bet mes turėdami tą tvarkos aprašą, aš taip pasakysiu, nusijosim nedirbančių tėvų vaikus. Ir tiem, kuriem nebūtinas yra darželis. Geraldai, ką pasakysite tokiu klausimu? Ar spėjame? Nemačiau to aprašo projekto, bet iš karto įžvelgiu vieną dalyką. Ar nebus prieštaravimo tarp to aprašo ir dabar priimto tarybos sprendimo. Nes jeigu bus prieštaravimų ir mes jau paskelbėm, kad yra toks tarybos sprendimas priimtas balandžio mėnesį, tai ne balandį, kovo mėnesį, tai tokiu atveju tas aprašas vėlgi pakeis informaciją, kuri jau paskelbta, paskleista ir panašiai. Tai sumaišties įnešim daugiau. Ar nebus taip? Jeigu ne, tai viskas gerai. Turėtų tikrai nebūti, nes mes ir ruošiam jį atsižvelgdami, kad dirbam visą vasarą.
dirbam visą vasarą ir numatom, kad kadangi yra toks poreikis ir tokia nuomonė, kad darželiai turi dirbti visą vasarą, taip ir dirbkim visą vasarą. Ir visus kitus metus dirbkim visą vasarą, jeigu tik tai pasiteisins tas variantas. Dar aš noriu dėl lėšų, kad lėšų poreikį mes galėtume jums pateikti ne dabar, o rugpjūčio rugsėjo mėnesį, nes galbūt mums net nereikės to papildomų lėšų poreikio, jeigu mes tilpsim, pavyzdžiui, mes telpam, jeigu į 6 grupės, mes išsiverčiam tai, ką mes turim. O jeigu mums reikia didinti dirbančių grupių skaičių, taip mums tada atsiranda papildomas poreikis. Gal biškį reikės, pamiršau, virtuvę reikės pavaduoti. Tikrai virtuviai reikės. Matysim. Lėšų tikrai reikės, bet apie jas galim vėliau. Raimondas Ivaškevičius, aš prašau skubintis, nes mes turim dar Aš labai klausimus. trumpai. Tai gerbiamas pirmininkė, mes čia diskutavom daugiau negu pusę valandos, o kaip mes gyvensim šią vasarą. Tai mes kaip tarybos nariai finansuojam, bent jau tarybai teikiam tokį pasiūlymą, kad šią vasarą mes sutinkame, ta prasme, kontrolės komitetas teikia, aišku, ten turi būti išlaidos, skaičiai sudėlioti ir kad šią vasarą jau galėtų mūsų darželiai funkcionuoti. Tai jeigu mes tik tai diskutavom dėl aprašo dėl sekančių metų, tai atleiskit, aš matau, kad įstaigų vadovai kreipiasi dėl šių metų, kas liečia šią vasarą. Ačiū. Tai mes diskutavom dėl šių metų. Tai reikia tada pažymėti, kad ir ieškoti lėšų šiai vasarai. Ačiū. Tai mes galim valią išreikšti, bet tų lėšų mes dabar skirti negalim, nes dar poreikis nėra aiškus. Tai aš kaip suprantu, įstaigų vadovai sutinka su tuo, kad tas lėšų poreikis bus aiškus rugsėjo mėnesį, tarkim, kai vasara bus jau praėjus. Tuomet mes grįšime, tikslindami biudžetą, tas lėšas numatysime. Nes tų lėšų darželiams truks ne dabar, ne šią vasarą, o truks lapkričio gruodžio mėnesį. Tai aš manau, kad mes galim prie to klausimo grįžti. O patį poreikį taip, reiškia, įstaigų vadovai turi pateikti švietimo skyrių, kad jis būtų aiškus. Taip, bet tai šią vasarą, atsiprašau, šią vasarą funkcionuos normaliai, pagal poreikius, taip? Taip. Užtikrina įstaigų vadovai, kad pinigų dabar kol kas einamosiom išlaidom yra, o tas trūkumas gali atsirasti tik tai metų gale. Tai dar Geraldas norėjo tart žodį, prašau. Dar viena informacija tokia patikslinanti, girdėjau, kad privatus darželiai, tai yra nevalstybiniai darželiai, įsisprendžia klausimų, bet iš tikrųjų yra nemažai savivaldybių, kurios dirba vasarą, kurios įstaigose ir tame tarpe Vilniuje ne tik nevalstybiniai dirba ir savivaldybės darželiai vasaros metu ir tą klausimą įsisprendžia. Tiesiog papildoma informacija, kad pilna jinai būtų. Tai gerai, ačiū visiems pasisakusiems. Tai žiūrėkit, tada formuluojame tokį protokolinį nutarimą. Pirmas punktas, kad įstaigų vadovai turėtų kreiptis į švietimo skyrių dėl papildomų lėšų poreikio ir mes tą finansavimą garantuojame, kad užtikrinsime tikslinami biudžetą. Ir antras punktas, tai vis dėlto stengtis parengti lankymo vasarą, reiškia lopšelių darželių lankymo vasarą tvarkos aprašą ir jeigu yra galimybė, jį pasitvirtinti dar šiais metais. Tai ar sutinkate komiteto nariais tokių protokolinių nutarimų? Pirmininkė, atsiprašau, o užtikriname mes, kaip mes nežinome, kiek užtikrinsime. Tai dabar orą, iš kur mes garantuojame, kad užtikrinsime, kai nežinome sumos. Tada neužtikriname, o ieškosime galimybių užtikrinti finansavimą. Taip, ieškosime galimybių užtikrinti finansavimą. Jo, ir dar tas protokolinis sprendimas aplamai, finansavimą aš norėčiau jį netraukti net, aš manyčiau, kad protokolinis sprendimas būtų, kad parengti aprašą tik tai, o visa kita tai yra darbo tvarka, ką ir minėjau, kad spalio, lapkričio mėnesį administracijos darželių kreipiasi, nurodo tikslinės lėšas, kam tos lėšas buvo sunaudotos, kiek išleista ir tuomet mes jau turim visą finansavimo modelį. Tai tiesiog tas aprašas viską sprendžia. Va tai ir į tą protokolinį sprendimą siūlyčiau įtraukti tik tai, kad darželiai susivienia į vieną krūvą, užspaudžia švietimo skyrių ir parengia tikrą aprašą arba gerą aprašą, atitinkantį tarybos sprendimą. Ir tiek. Geraldas Dagys dar žodelį tarė ir užbaiginėjom klausimą. Geraldai, klausom jūsų. Kaip tik pakėliau ranką, norėjau būtent pakalbėti apie tai, kad akcentuoti, kad aprašas bet koks, kuris atsirastų, ar naujas, ar papildomi
esami, bet kuriuo atveju neturėtų prieštarauti priimtam tarybos sprendimui. Tai čia yra labai svarbus momentas ir išgirdau, kad į tai jau buvo irgi atkreiptas dėmesys, tai ačiū. Gerai, ačiū. Raimondai, dar Aš labai atsiprašau, pirmininkė, šiandieną, bet man čia labai daug neaiškumų. Tai dabar apie finansavimą mes nieko nešnekam, vadovai naudokit lėšas, po to ateisit lapkričio gruodžio mėnesį, pasakysit, kur padėjot, be jokio leidimo, aprašo nėra, dokumento nėra, lėšas išleido, po to mes ką, per snapelį? Na, šitoje vietoje nelabai kažkas. Aišku, čia mes nepriimsim, taryba priims tą sprendimą, bet iki tarybos, nežinau, kažko čia trūksta man. Bet mes išgirdome, kad poreikis yra, mes žinome situaciją ir kai ta situacija bus sprendžiama ar ten lapkričio, ar ten spalio mėnesį, nemanau, kad mes kaposim įstaigų vadovus, kad jie tos pinigus kažkur išleido, nes mes žinosim, kam jie juos išleido. Tai mes tiesiog ir komitete, ir taryboje galėsim ištransliuoti tos dalykus ir pritartiems sprendimam. Tai aš nemanau, kad čia reikia kažką įtarinėti ir kažkokius, tai taip sakant, įtarimus perkelti į rudenį. Tai gerai, tada galbūt pritarkim Virgilijaus siūlymui, kad mes formuluojam protokolinį tarimą, kad vis dėlto parengti lankymo, Lopšelio darželio lankymo vasarą aprašą tokį, kad jis neprieštarautų dabar galiojančiai, tvarkai. Ar pritartume tokiam protokoliniam sprendimui? Jūratė Balčiūnaitė dar nori kažką tarti. Jūratė. Ne, aš jau pikta dėl vedimo tvarkos norėjau pirmininkų. Taip, aš noriu baigti šitą klausimą. Mes jau po 6 kartą tą patį kartojam. Taip, pritarėt šitam protokoliniam tarimui? Viskas, prieštaraujančių nėra, dedam tašką. Gerai, ačiū įstaigų vadovai, galite ramiai gyventi iki rudens, ateikit su finansų poreikiu į tarybą. Taip, sekantis. Ačiū Jums. Viso. Taip, sekantis klausimas yra savivaldybės kontrolės audito tarnybos pirmo ketvirčio veiklos plano vykdymas. Norėčiau paprašyti Egidijaus Šimkūno suteikti informaciją komiteto nariam apie tai, kaip vykdomas planas. Egidijau, jums žodis. Labą dieną, girdite mane? Taip, puikiai girdim, ačiū. Ačiū labai, kadangi, taip sakant, tas klausimas prieš tai užsitęsė, tai aš pabandysiu labai trumpai. Pirmas ketvirtis buvo šių metų, kurį mes dirbom, taip sakant, pilnų sąstatų, pilnos sudėties, 3, sutaupimas mūsų nedidelis, 3000 per ketvirtį, kaip prisimenat, pernai užpernai buvo gerokai didesnis. Pagrindiniai darbai, reiškia, vykdėm 2023 metų Elektrėnų savivaldybės, trumpinsiu finansinio audito procedūras, taip pat pabaigėm policijos komisariato prašymų vykdytą Vievio seniūnijos ribotos apimties finansinio audito procedūras. Vasario 26 dieną pateikta audito ataskaita, pateikta audito išvada. Kadangi vyksta ikiteisminis tyrimas, tai viešinimas negalimas, net ir tarybos nariams negalim, taip sakant, duoti susipažinti. Suderinta tik tai buvo su policijos komisariatu, kad ir su prokurorė, kad, reiškia, galim skelbti, kad toks auditas atliktas, įvyko. Ir taip pat jau šiai dienai buvo pabaigtas, jau yra pabaigtas auditas, trumpinsiu irgi architektūros skyriaus administracijos. Tuo metu, kai rengiau šią informaciją, dar laukiam, reiškia, galutinio projekto suderinimo iš administracijos. Ir taip pat galėsiu susipažinti svetainėje su šia ataskaita, bus patalpinta svetainėje mūsų kontrolės audito tarnybos skiltyje. Na, gal tiek trumpai. Toliau dirbam intensyviai šiuo metu su finansiniu auditu, nes gegužės 15, iš Liepos 15, mums 2 mėnesiai sutrumpintas terminas šiais metais. Gaunam iš administracijos dar ne visą informaciją, bet didžiąją dalį jau turim ir bandysim suspėti. Tai tiek trumpai, jeigu būtų klausimų. Ačiū, Egidijau. Rimantas Barvykas klausia, prašau. Jo, ačiū. Aš gal ne visai Egidijui, nežinau, kas ar administracija galės, ar Egidijus atsakyti. Tai, kaip suprantu, ten su to Vievio auditu viskas padaryta. Ar yra kokie nors aiškus terminai, kada turėsim galimybę susipažinti su informacija?
Ar jūs ten bendraudami su prokuroru ar su ko nors matote kokius nors terminus, ar ten kaip visada, kol neaišku, kas ką nors padarys? Aš neturiu tokios informacijos. Jokių terminų mums nedavė, taip sakant. Apie jokius terminus nekalbėjo. Supratau. O gal administracija turi kokios informacijos, kada mes sužinosime informaciją apie auditą ir visas kitas situacijas su Vievio seniūnija? Lygiai taip pat kaip ir jūs. Jeigu mes turėtumėm, tai jūs būtumėt informuoti. Supratau, ačiū labai. Gerai, ačiū. Ar kas nors klausimų dar turėsite? Pasisakymų šitą temą? Nėra liktai. Tai aš manau, kad mes galim pritarti ketvirčio ataskaitai bendro sutarimu. Matau, visi linksi galvas, nieks neprieštarauja, tai ačiū kontrolieriui. Irgi galim paleisti jūs. Ačiū. Iki pasimatymo. Ir mes turim paskutinį klausimą. Aš galvoju, tikiuosi, kad jūs pasižiūrėjote. Taip, tai yra papildomas pirmas klausimas dėl sutikimo perleisti žemės sklypo Sabališkių gatvė 1C Elektrėnuose dalies nuomos teisę. Tai kaip suprantu, Donatas Matijoška mums šitą klausimą pristatys. Ar yra Donatas pas mus? Ne, Donato nėra, aš pristatytojas. Arūnas, prašau, Arūnai. Tai trumpa istorija, priminsiu, kad čia prieš keletą tarybos posėdį buvo priimtas sprendimas leisti perleisti nuomos teisę UAB Irlanda, UAB S1C. Taigi ta teisė buvo perleista, ta teisė buvo užregistruota ir kaip tarybos posėdį ir komitetos posėdžiuose būsimieji nuomininkai deklaravo apie savo veiklą, tai trumpai priminsiu, kad jie numatė, kad šiaurinėje sklypo dalyje bus automobilių įkrovimo toksai didžiulis mazgas, o sklypo pietinėje dalyje prekybinis centras. Taigi sklypas iš esmės bus naudojamas dviem kryptimis, kaip minėjau, tai šiuo metu šis prašymas matyt pagrindžia tos veiklos jau rimtumą ir testinumą, kadangi UAB Elektrum įsijungia į šitą procesą pilna eiga ir prašo perleisti nuomos teisę šiauriniai sklypo daliai, tai yra 3800 kvadratinių metrų ploto žemės sklypui. Taigi, lygtai viskas būtų kaip ir normaliai ir tinkamai, tačiau praeito mėnesio gale pasikeitė vienas iš pagrindinių teisės aktų, tai 260 nutarimas, kuris kalba apie naujų žemės sklypų naudojimo tvarką. Taigi jisai vienu iš savo punktų numato, kad nuomos teisę galima perduoti tada, kai yra pastatyti kiti nekilnojami daiktai. Taigi šiuo atveju teisės aktas sulygina nuomos teisės perdavimą su nuomos įkeitimu. Taigi nuoma įkeičiama kaip yra nekilnojami daiktai, tai šiuo atveju sulyginta ir nuomos teisė perleidžiama kaip nekilnojami daiktai. Taigi kilo mums klausimų šito atžvilgiu, kadangi sutartis sudaryta prieš šitą teisės aktą, kaipgi jinai turėtų būti traktuojama ir kaipgi jinai turėtų būti vykdoma. Mes pateikėme užklausimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir nacionaliniai žemės tarnybai, kur užklausimas yra prisektas, tai jie palaikė mūsų paklausimą esmę, kad vis dėlto šiuo atveju pagrindiniai įstatymai, konstitucija ir kiti teisės aktai palaiko sutartį, pažymėdami, kad jie savo ruožtu tampa kaip įstatymu. Todėl šiuo atveju vyriausybės nutarimas neturėtų būti taikytinas, tai turėtų būti pagrindinis aspektas, tai yra sutarties punktų vykdymas. Taigi, išsiaiškinus šią situaciją, pateiktas toksai skubotas, neplanuotas tarybos sprendimo projektas, kurį prašyčiau dabar įvertinti ir pasvarstyti. Ačiū.
Gerai, ačiū. Aš turėčiau klausimą, o vyriausybės atstovas prie apskrities šiandien neskūs šito? Neturės pastabų šitam variantui? Šiandien kalbėta su vyriausybės atstovo institucija, persiųsta visa medžiaga, tai jinai palaiko mūsų sprendimą, parengtą sprendimo projektą ir aplinkos ministerijos poziciją. Gerai, ačiū. Iš kontrolės komiteto narių kažkas turės klausimų? Matau, Raimondas Ivaškevičius, prašau. Labą dieną, gerbiamas Arūnai. Tai jūs ką tik paminėjot, kad su vyriausybės atstovų institucija derinot, tai jūs derinot taip kaip visada, telefonu, taip, o ne? Jie raštu nieko neparašė. Tai buvo nusiųsta visa medžiaga ir tada teisės personalo skyrius papildomai susisiekė, nežinau kokiu būdu, greičiausiai telefonu, tai raštu kažkokio tai derinimo, aišku, nėra, nebuvo ir nebus turbūt, bet kai būna pastabos, tai ir tai vienintelis iki praeitą tarybos pareiškė pastabas raštu. Tai šiai dienai tiesiog neturi prieštaravimų ir neplanuoja reikšti. Aišku, ačiū. Ačiū. Rimantas Baravykas klausia. Gerbiamas Arūnai, kodėl mes norim šitoj taryboje tvirtinti čia tokia skubos tvarka šitą sprendimą? Kas mums trukdo ramiai sulaukti visų atsakymų, susižiūrėti ir patvirtinti kitoj taryboje? Na, mes sulaukėm visų reikiamų atsakymų, o dėl to, kad skubota tvarka duodama, kadangi prašymas paduotas pakankamai senai ir nesinori, na, turbūt kažkokių tai apriboti nuomininkų įsipareigojimų ir panašiai. Tai administracija, nematydama kažkokių priežasčių tą atidėlioti, teikia dabar. Gerai, ačiū. Aš irgi galvočiau, kad nereikėtų čia daryti dirbtinių kliūčių, nes investuotojas iš tikrųjų planuojasi darbus ir turbūt tas, sakot, kad anksčiau pareiškimas yra paduotas, bet, stabdyti šito proceso turbūt nereikėtų, nes ten turbūt dar tokių perleidimų bus ne vienas, nes yra tas sklypas, ten kelios dalys, bus ta parduotuvė irgi. Tai tiesiog tegul tas investuotojas dirba, galima būtų pritarti šitam nutarimui tikriausiai. Kokių dar būtų nuomonių? Kaip ir nėra, ne? Tai gal bendrų sutarimų pritarėme. Aišku, toks skubotas truputis sprendimas, bet dar iki tarybos galim bus pasigilinti, aš galvoju. Rimantas nori balsavimo? Aš siūlyčiau susilaikyti šitam ir palikti tarybai, kad turėtume laiko sulaukti informacijos iš visur ir antras dalykas pasinagrinėti, nes lygtai taip ir neatrodo, kad čia kaip ir kažkokių pavojų yra, bet dar nespėjom net ir dorai perskaityti šitų dokumentų. Tai čia paskutiniu metu kažkodėl pas mūsų tos klipų tai viskas dega. Nors aš tai žinau visus projektus, kaip tą Elektrum Lietuva darys, tai jiem čia duok dieve per metus viskas susitvarkyti. Tai čia jiem ar mes šioj taryboje patvirtinsim, ar gegužės, tai nėra jokio skirtumo. Čia nebent tik tai tam sklypo nuomos laimėtojui gal noras yra kuo greičiau pasirašyti sutartį su Elektrum Lietuva. Bet iš tikrųjų pagal realų projekto vykdymo laikotarpį, tai čia nėra jokių klausimų. Tai aš siūlyčiau kelti į tarybą, bei iki tarybos paskaitysim dar ramiai atsisėdę ir taryboje, jeigu matysim, kad nėra jokių pavojų, pritarsim. Gerai, ačiū Rimantai. Giedrius Leskauskas, prašau. Aš tai siūlau pritarti, jeigu įvyktų kažkokių aplinkybių, kurių dabar nenumatom ir vyriausybės atstovas kaip nors pakeistų nuomonę, tai iki tarybos jis tą padarytų ir mes tą informaciją gautume. Ir nemanau, kad čia turėtume sudaryti kažkokias kliūtis. Dabar verslo ir šiuo atveju geriau parodykim, kad galim greit priimti sprendimus, kada tikrai čia papildomų rizikų jau aš nebematau šiuo metu projekte. Ir dar vienas pastebėjimas tiesiog, kad jeigu čia kalbėjom, kad elektromobilis gimnazija yra tolima ateitis ir čia yra didžiulė problema, tai matom verslui elektriniai automobiliai yra dabartis ir tai yra šiandien. Tai tik toks dar pastebėjimas. Gerai, ačiū Giedriau. Raimondas Ivaškevičius, prašau. Tai aš taip pat pritariu kolegom, kurie už tai, kad pritart, kadangi mes tai čia bendraujam, sėdėm, o verslas jisai dirba, jam reikia šiandien ir dabar. Nepamirškime, kad verslas kreipsis dėl sąlygų į įstaigas ir taip toliau. Yra rezervai, netrukdykim. Ačiū. Gerai, ačiū. Virgilijus Pruskas, prašau.
Kolegos, aš tai siūlau tokį sprendimą. Kadangi mes ekspromtų šiandien įtraukiam į darbotvarkę šitą klausimą, patys komiteto metu jį kiek įmanoma pasinagrinėjom. Dabar yra žmonių, ir aš asmeniškai pritariu šitam tarybos sprendimo projektui, bet yra, kurie yra abejojantis, todėl komitetas turi teisę, komiteto prievolė buvo pasvarstyti, vadinasi, atitinka reglamentą, kad jis buvo svarstytas komitete ir teikti tarybai priimti sprendimą. Ir visi ramiai miegam iki tarybos posėdžio, net ir Rimantas. Gerai, ačiū. Ramūnas, prašau. Aš tai norėčiau pritarti Edvardui ir Giedriui. Tikrai nestabdykim, jeigu yra reikia poreikis, tai turbūt jau išnarstėm. Taip ir taip, jeigu verslas daro, nes jam reikia čia ir dabar. Tai aš tai nemanau, kad čia mums reikia kažką tai atidėti, kažkas tai bus daugiau, kažką tai mes daugiau čia sužinosim ar dar kažką. Turbūt ne. Tai manyčiau, kad pritarėm ir viskas. Ačiū. Gerai, ačiū už nuomonės. Bet žiūrėkit, vis dėlto gal protingas būtų sprendimas dabar nebalsuoti, o tiesiog palikti šitą klausimą spręsti tarybai. Iš tikrųjų, aš pritariu ir Virginijui, ir Rimantui, kad mes truputį pažiūrėjom, bet nepakankamai išsamei, kiek čia eigoje, reiškia, posėdžio mes sugebėjom atžvilgti. Tai mes tiesiog iki tarybos posėdžio panagrinėsime ir per tarybą priimsime sprendimą. O dabar mes formaliai atlikom procedūrą, mes tą klausimą liktai apsvarstėme, reiškia, jis taryboje gali būti, dėl jo taryboje gali būti balsuojama, reiškia, mes jokių čia pagalių į ratus verslų nekaišiosim. Tai gal tiesiog priimam tokį bendrų sutarimų tarimą, kad mes šitą klausimą paliekam spręsti tarybai. Ar pritartume tokiam sprendimui? Va, viskas. Tai kaip ir išspręsta tada. Tvarkoj, ar dar turim kokių nors klausimų, ar pareiškimų, ar paklausimų? Nes čia paskutinis mūsų klausimas jau. Ne, neturim liktai, taip? Tai tada palinkėjimų reikia visiems kažkokių tai. Tai grįžtam tada į šiltus namus, nes šildymą visiems turbūt jau jungia komunalinis, tai kas patys šildosi tam neaktualu, bet kas turit butus, tai gali